Šeštas skyrius. Trečiasis dėsnis – vyrai ir moteris skirtingai bendrauja. Filme Šaltakraujis Lukas, kalėjimo numeris 36 kapitonas, savo tęsiamą pietietišką tartimi pareiškė: reikia pripažinti, kad mums čia nesiseka bendrauti. Jo žodžius galima lengvai pritaikyti apskritai vyrų ir moterų bendravimai. Ši žinia neįtin pradžiugins sutuoktinių poras, nes tai, kaip mes bendraujame, veikia viską. Kaip susidorojame su iškilusiais sunkumais, ar sugebame išspręsti konfliktus ir galiausiai kaip elgiamės vieni su kitais. Bendrauti gali būti sunku netgi geromis dienomis. Bendravimas gali tapti iššūkiu net ir nesantuokoje. Prisimenu, kaip prieš 14 metų, 8-ojo dešimtmečio pradžioje, kai dar tik pradėjau eiti dvasininko pareigas, lankiausi Peorijos, Ilinojaus parduotuvių rajone. Parduotuvių rajonai tais laikais dar buvo naujiena. Anksčiau visi vykdavo apsipirkti į miesto centrą, kur reikėdavo kovoti dėl vietos automobiliui pastatyti. Be to niekada nežinojai, kokią staigmeną iškrės oras. Gąsdino ir tai, kad teks dėrėtis su žmonėmis, su kuriais visai nenorėjai kalbėtis. Miesto centro parduotuvių rajonai kaip magnetas traukia žmonės, norinčius skleisti savo idėjas. Šios miesto dalis, kuriuose knibždėjo įvairaus plauko žmonių, nuo keistų giedančių sektantų ir politinės kompanijos šalininkų iki išmaldos prašančių valkatų ir žmonių, sakančių pamokslus ant improvizuotos tribūnos, buvo tikras nuomonių reikalavimų ir žodinių atakų katilas. Naujieji parduotuvių rajonai ne tik užtikrino automobilio stovėjimo vietas ir prieglobstį nuo gamtos stichijų, jie tapo tikrų išsigelbėjimu nuo įtartinų tipų brukančių savo pažiūras. Tačiau dideliam naujųjų parduotuvių rajonų savininkų liūdesiui šie agentai atsekė paskui minias ir į jų teritoriją, toliau kvaršindami galvas pirkėjams. Nors ir labai stengėsi, parduotuvių rajonų šeimininkams sunkiai sekėsi kovoti su idėjų pirkliais. Kaip tik tą dieną, kai aš ten lankiausi, jie nusprendė, kad jau yra sotus iki kaklo, todėl kiekvienas, kas jų nuosavybės valdose bet kokiu būdu ir bet kokią formą skelbs savo tikėjimą ar pažiūras, bus suimtas. Turėkite omenyje, kad aš nestovėjau prie parduotuvės durų dalydamas religinio turinio lapelius. Aš taip pat nesiskeričiojau prekybinės salės viduryje šaukdamas: pabaiga artėja. Aš paprasčiausiai sėdėjau parduotuvės kavinukėje, aptarinėdamas dvasinius reikalus su savo draugu ir ant stalo buvau pasidėjęs Bibliją. O kitose parduotuvių rajono dalyse po sales vaikštinėjo jaunuoliai, kaišiodami žmonėms lapelius ir aistringai skelbdami savo tikėjimą. Šeimininkas iškvietė policiją ir greitai visame parduotuvių rajone prasidėjo suėmimai. Pareigūnas įėjo į kavinukę, kur aš sėdėjau, ir pastebėjo ant stalo padėtą Bibliją. Atleiskite, ar tai jūsų Biblija, paklausė jis. Kai patvirtinau, kad tai, pareigūnas mane areštavo ir įmetė į policijos furgoną. Nereikia nesakyti, kad nesitikėjau, jog būsiu įkištas į kalėjimą tik todėl, kad viešoje vietoje turėjau Bibliją. Sėdėdamas policijos furgone ėmiau niršti. Žinojau, kad situacija juokinga ir kad mano teisės pažeistos. Svarsčiau, ar nevertėtų kibti pareigūnams į atlapus ir apie jas priminti. Man nebūtų sunku tai padaryti, juk aš puertorikietis. Kibimas žmonėms į atlapus mums yra tarsi sportas, bet aš nusprendžiau sutramdyti savo karštą pietietišką temperamentą, elgtis gražiai ir spinduliuoti Dievo meilę net tokioje, švelniai tariant, neidealioje situacijoje. Taip ketinau būti mandagus ir visiems rodyti Dievo meilę. Policijos nuovadoje buvau tikras pagarbumo įsikūnijimas. Šypsojausi visiems pareigūnams, išlikau ramus bei atsipalaidavęs ir savo elgesiu rodžiau, kad esu draugas, o ne priešas. Visą laiką, kol man ėmė pirštų antspaudus ir fotografavo, aš šypsojausi pareigūnams, leisdamas jiems suprasti, kad vertinu viską, ką jie daro. Mano veidą puošė šypsena iki ausų ir aš žinojau, kad jie irgi pajus ramybę ir Dievo meilę,
kurią savo širdyje jaučiau jiems. Tačiau netrukus po to, kai mane nufotografavo, pareigūnas pareikalavo, kad sekčiau pas jį į kitą kambarį. Man tai pasirodė keista, nes iš visų sulaikytųjų mane išskyrė vienintelį, bet mandagiai sutikau su juo eiti, nesiliaudamas visiems šypsotis. Kambaryje pareigūnas metė į mane rūstų žvilgsnį ir liepė nusivilkti drabužius. Tada išėjo palikęs vieną. Nusivilkti drabužius? Kodėl turėčiau tai daryti? Nors nebuvau patenkintas dėl to, ką išgirdau, jaučiau, kad vis dėlto būtų išmintingiau paklausyti pareigūno reikalavimų. Pradėjau nusirenginėti ir netrukus stovėjau kambaryje vienais apatiniais. Besižvalgydamas aplinkui, staiga kitame kambario gale pamačiau mažą kamerą, kurioje sėdėjo kažkoks vyras. Jis dirstelėjo į mane ir tarė: "Sveikas." Aš taip pat su juo pasisveikinau. "Taigi, už ką tave suėmė?" paklausė jis. Pamaniau, kad skamba kietai, visai kaip filmuose. Dar niekas mane šito neklausė. "Na," atsakiau, "aš su kai kuo kalbėjausi apie Dievą." "O." Tikrai tikėjausi išgirsti šiek tiek daugiau negu vien "o." Pagaliau, kiek jam teko sutikti žmonių įmestų į kalėjimą, dėl to, kad su kuo nors kalbėjosi apie Dievą, na tiek to, nusprendžiau ir jo paklausti to paties, kaip reikalauja kalėjimo etiketas. "O jūs už ką?" Labai mandagiai pasiteiravau. "Nužudžiau žmogų," sušnibždėjo jis. "Nužudė? Jie laiko mane išrenktą iki apatinių viename kambaryje su vyru, kuris nužudė žmogų?" Buvau priblokštas. Kaip reaguotumėt į tokį pareiškimą? Turiu galvoje, kad kaip reikėtų tinkamai atsakyti į žodžius "nužudžiau žmogų". "Oho, nuostabu, gerai padirbėjai. Lažinasi, kad jis to nusipelnė." O nesijaudink, dėl to kiekvienam pasitaiko blogų dienų. Kodėl jis man pasakė? Juk jeigu ką nors nužudai, ar neturėtum to laikyti paslaptyje? Kodėl jis atvėrė sielą nepažįstamam žmogui, stovinčiam vien su apatiniais? Jautė, kad turi būti nuoširdus? Dėl Dievo meilės jis nužudė žmogų. Manau, kad sumeluoti atsakant į mano klausimą nebūtų labai didelis nusikaltimas. Staiga į kambarį įėjo pareigūnas. Turint omenyje mano paskutinį pokalbį, aš tikrai apsidžiaugiau jį pamatęs. Pareigūnas pažvelgė į mane stovinti vien su trumpikėmis ir tarė: "Ne, sūnau, nusimauk ir jas." Valandėlę netekau žado, vis dar nesupratau, kas vyksta ir kodėl. Bet kai vyrukas turintis revolverį liepia tau nusimauti trumpikės, tu jas nusimauni. Tada, kai jau maniau, kad nieko blogiau nebegali atsitikti, pareigūnas ištarė: "Pasilenk į priekį ir praskėsk sėdmenis." Praskėsti sėdmenis? Dėl Dievo meilės, kas čia dedasi? Ir tada mano galvoje prašvito. Kai aš maniau, kad perduodu jiems Dievo meilę, jie girdėjo tik vieną: šis vyrukas vartoja narkotikus. Ir dabar jie ieškojo narkotikų. Ačiū Dievui, viskas, ko jiems reikėjo, tai vizualiai mane patikrinti. Na, suprantate, ką noriu pasakyti. Tačiau turiu pripažinti, kad jaučiausi siaubingai pažemintas. Tuo metu galvoje sukosi tik viena mintis: ačiū Dievui, kad nedirbu šio vyruko darbo. Taigi, vertikalia šypsena pasveikinau kažkokį farą, manantį, kad vartoju narkotikus. Įsitikinęs, kad nieko neslėpiu, jis uždarė mane kameroje. Vėliau teisėjas, išgirdęs šios bylos detalės, iš karto panaikino visus kaltinimus ir aš vėl tapau laisvu žmogumi. Patikėkit manim, bendrauti nėra taip paprasta, kaip gali atrodyti. Bendravimo mokslas. Žmogus pakvietė kaimyną, kad šis padėtų pajudinti sofą įstrigusią tarpduryje. Jie traukė ir stumė, kol visiškai pavargo, bet visos jų pastangos buvo veltui. Tiek to, galų gale tarė žmogus, mes niekada neįnešime jos į vidų. Kaimynas sutrikė, žvilgtelėjo ir paklausė: į vidų? Bendravimas santuokoje dažnai primena šį vaizdelį. Manome, kad sakome vieną dalyką, o sutuoktinis išgirsta kitą. Tiesą sakant, dėl prielaidų ir pažiūrų, su kuriomis ateiname į santuoką, mes dažnai girdime tai, kas nebuvo pasakyta. Ir nenorime girdėti to, kas buvo pasakyta. Viena yra kalbėtis vienas su kitu, visiškai kita būti suprastiems. O tai
juk ir yra bendravimo tikslas. Išmokti aiškaus ir produktyvaus bendravimo labai sunku. Tai nejautriems ir sunkumų bijantiems žmonėms. Tiesa ta, kad žodinis ir nežodinis stumk ir trauk bendravimas galiausiai gimdo taisyklės, kurios valdo santuoką. Tai specialioji mokykla, kur kuriama ilgalaikė sąveika. Turime tai gerai suprasti. Tačiau žmonės natūraliai linkę manyti: jei mes susituokėme, vadinasi, mes ir bendrausime. Galų gale bendravimas yra panašus į seksą. Tiesiog darai tai. Tiesa? Ne, netiesa. Nesvarbu, ar susituokėte mėnesiui, metams ar 50 metų, turite mokytis bendrauti vienas su kitu. Tai neišeis savaime. Bendravimas yra gaivaus oro gurkšnis visiems santykiams. Neturėdamas bendravimo įgūdžių, poros uždus nuo neišsipildžiusių lūkesčio sukelto streso. Skirtumai skatina konfliktus. Kadangi santuoka yra tas gyvenimo etapas, kai du labai skirtingi žmonės kilę iš visiškai skirtingų šeimų, nusprendžia kartu praleisti visą gyvenimą, konfliktai neišvengiami. Abu partneriai kitaip priima sprendimus, sprendžia nesutarimus, leidžia pinigus, atrodo lyg juos skirtų didysis kanjonas. Tai reiškia, kad bendroje kelionėje bus nesusipratimų, neteisingų prielaidų ir daugybė mūšių, tarp kurių teks sėkmingai išlaviruoti. Tačiau nebijokite. Konfliktai nėra ženklas, kad jūs negalite būti kartu ir jie nebūtinai yra blogai. Iš tikrųjų, intymumas, kai mes suprantame ir esame suprasti, gali gimti tik iš konfliktų. Porai brestant konfliktų mažėja, nes sutuoktiniai ima vis geriau suprasti vienas kitą, jeigu santuoka yra sveika. Tačiau iš pradžių konfliktai kyla gana dažnai ir gali būti labai stiprus. Vyras ir žmona nesugebės išspręsti visų nesutarimų per kelias savaitės, tam prireiks laiko, begalinės meilės ir sunkaus darbo. Stipriausios poros, kurios gali pasigirti laimingą santuoką, paprastai yra įveikusios daugybę konfliktų. Žvelgdamos į praeitį, jos gali patvirtinti, kad konfliktai padėjo jiems judėti į abipusį supratimą, priimant vienas kito skirtumus ir privalumus. Susidraugaukite su konfliktais. Konfliktai padės mums suprasti, kad ne visi mąsto kaip mes, ne visi žvelgia į gyvenimą kaip mes. Ir ne visi turi tokius pačius emocinius ir dvasinius poreikius, kokius turime mes. Konfliktai pavojingi tik tada, kai mes juos ignoruojame arba tiesiog viliamės, kad jie išsispręs savaime. Šventasis raštas mums apie tai įspėja. Paulius sako: tegul saulė nenusileidžia ant jūsų rūstybės. Tai reiškia, kad mes turime spręsti iškilusį konfliktą, negalime leisti, kad jis užtruktų. Tačiau net ir kalbėtis nėra taip paprasta, kaip atrodo. 6 skyriaus pratęsimas. Kalbėjimas turi savo kainą. Moteris mėgsta kalbėti. Susodinkite kelias moteris prieš televizorių ir jos nesiliaus čiauškėti apie daugybę įvairių dalykų, tuo pat metu žiūrėdamos į ekraną. Kaip įgudusios žonglierės, jos aptarinės iš karto keletą temų ir nė viena iš jų neišmes kamuoliuko. Jei čia pasirodytų vyras, jis greičiausiai imtų maldauti moterų nutilti. Vyrai negali žiūrėti televizoriaus ir kalbėtis, todėl jie mano, kad tos moteris, kurios kalba, turbūt nemato laidos, bet jos mato. Moterys žiūrėdamos televizorių šnekasi todėl, kad nerūpestingas plepėjimas padeda joms kurti ir stiprinti santykius. Drybsojimas ant sofos ir spoksojimas į televizoriaus ekraną tylomis moterims atrodo kaip kitų kambaryje esančių žmonių įžeidimas. Štai kodėl moteris sunerimsta ir nuliūsta, kai vyrai nekalba. Jų manymu, jei vyras nesišneka, jam greičiausiai visiškai nerūpi jų santykiai. Tačiau vyrai kalbasi, kad perduotų informaciją ar išdėstytų faktus, o ne kurtų santykius. Vyrai vengia savo žmonų prašymo pasišnekėti, nes nesupranta, kodėl turėtų tai daryti. Jei faktai jau išdėstyti ir su jais susijusi informacija paskelbta, kam dar veltis į beprasmių pokalbį? Kam veltui iššvaistyti laiką?
Bėda ta, kad moterims pokalbiai yra reikalingi. Savo ruoštų moteris privalo suprasti, kad vyrams kalbėjimasis yra daug emocijų kainuojantis užsiėmimas. Vyrams užmegzti pokalbį gerokai sunkiau negu moterims. Kodėl? Kadangi vyrų smegenys labiau specializuotos, už kalbą atsako dominuojantis pusrutulis, paprastai kairysis. O moteris tam reikalui naudoja abu smegenų pusrutulius, todėl kalbėjimas joms nekelia sunkumų. Nors vyrų smegenys puikiai apdoroja informaciją, geba ją atskirti ir saugoti, vyrai nemoka apie ją kalbėti. Paklauskite 5 metų berniuko, kaip gyveni, ir didžiausia tikimybė, kad jo motina ar jaunesnė sesutė atsakys ačiū puikiai, o berniukas vis dar ieškos tinkamų žodžių. Štai kodėl vyrai savo kalboje dažniau naudoja visokius pauzes užpildančius a ir negu moteris. Ir štai kodėl kalbos patologijos specialistai dažniausiai dirba su berniukais. Tyla yra mirtina. Vyrai dažniausiai kalba mintise patys su savimi. Mes galime sėdėti ilgą laiką, nepratardami nė žodžio. Nesame išprotėję ir nebandome sukurti atstumo, mes tiesiog tylime. Jei vyras ir moteris būtų priversti dalytis tą pačią fizinę erdvę, moteris matydama tylinti vyrą manytų, kad jis yra nedraugiškas, blogos nuotaikos, nesuinteresuotas užmegzti pokalbio, nors iš tikrųjų jis tik nekalba. Tai neturi nieko bendro su emocijomis. Jis neketina padaryti jokio su santykiais susijusio pareiškimo. Tačiau, nepaisant vyro ketinimų, moteriai jo tylėjimas yra labai iškalbingas. Bičiuliai, jei nebūsime rūpestingesni, tyla ims šnekėti už mus. Ir jis sakys tokius dalykus, kokiu mes visai nenorėjome sakyti. Jį rieš. Tu neverta mano laiko. Arba man nerūpi, ką tu galvoji. Arba pasitrauk, tu man nusibodai. Kiek kartų žmonos jūs kaltino pasakius kažką negatyvaus, nors galite galvą guldyti, kad niekada neištarėte nieko panašaus. Gal ir nesakėte žodžiu, bet pasakėte tai savo tylėjimu. Kai vyras nuolat tyli, moteris pradeda jaustis nemylima. Tyla yra santykių su moterimi mirtis. Niekas santuokoje taip nestiprina abipusio artumo jausmo, kaip kalbėjimasis. Daugelis vyrų vedybinėme gyvenime ieško tik seksualinio intimumo, tačiau jie nesupranta, kad svarbiausia priemonė seksualiniam intimumui su moterimi pasiekti yra tai, apie ką mes vyrai niekada nepagalvotume. Kalbėjimasis. Bičiuliai, turime daugiau kalbėti ir išmokti geriau klausyti. Naujas intimumo sutuoktinėme gyvenime lygis bus pasiektas tada, kai vyras išmoks šnekėti su žmona. Kartais tai yra vienintelė korekcija, kurios poroms reikia, kad jų santuokoje vėl atsirastų romantika. Tikras intimumas prasideda aukščiau liemens. Klausykitės jos, kalbėkite su ja. Gyvenimiškų klausimų sprendimas. Prisiminkite, kad vyro smegenys yra sudarytos iš mažų dėžučių. Mes turime dėžutę kiekvienam gyvenimo atvejui, kai sprendžiame reikalus. Susirandame tinkamą dėžutę, išsitraukiame ją, atidarome ir aptariame tik tai, kas joje yra. O tada padedame dėžutę į vietą iki kito karto. Susidūrę su gyvenimišku klausimu, vyrai mąsto apie jį garsiai nekalbėdami. Mes įkišame klausimą į tinkamą dėžutę, o tada mintise vaikštinėjame pirmyn ir atgal, nuo klausimo iki savo tuščios dėžutės, kol galvoje gimsta sprendimas. Visą tą laiką mes bejausmiai kaip statulos, tarsi būtume nugrimzdę į komą. Moteris tokią būseną interpretuoja taip. Turbūt jam nuobodu, jis jaučiasi vienišas, jį kažkas slegia, todėl jos bando įtraukti mus į mielą santykius stiprinantį pasiplėpėjimą, kad mes pasijustume geriau. Žinoma, vyrai tai vertina kaip brovimasi į jų nuošalumą ir pasipiktina tokiu elgesiu. Mielos moterys, vyrams patinka sėdėti tylint.
Štai kodėl draugai gali visą dieną praleisti valtyje žvejodami ir beveik nekalbėdami, o baigiantis dienai jausis atsigavę ir pailsėję. Moteris priešingai negali to suprasti, nes jeigu jos atvirai nepasikalba, jaučiasi taip, lyg imtų dusti. Moterų smegenys primena didelį vielų sujungtų vieną su kita kamuolį. Tai kaip aukščiausios klasės informacijos greitkelis, kuriame viso pasaulio kompiuteriai gali sąveikauti tarpusavėje. Kai moteris aptarinėja konkretų klausimą, ji tuo pačiu metu turi galimybę kalbėtis dar apie ką kitą, nes yra susieta iš karto su visais klausimais. Štai kodėl moteris negali spręsti klausimus, su kuriais susiduria tylomis. Klausimai sukasi ir sukasi jos galvoje, kol ji ima apie juos svarstyti garsiai. Tačiau nors moteris varo iš proto vyrų įprotį spręsti savo rūpesčius tylint, vyrus nemažiau erzina moterų plepumas ir jų maniera garsiai aptarinėti reikalus. Supratus, kodėl vyrai ir moteris sprendžia savo bėdas kaip tik tokiu būdu, būtų galima išvengti daugelio konfliktų. Kodinė kalba. Prieš kurį laiką buvo rodomas filmas Kalbantis vėjui. Jame pasakojama apie JAV kariniai žvalgybai dirbantį kareivį, vietinį amerikietį, kuris savo gimtąją kalbą naudojo kaip kodą slaptom žinutėms užšifruoti. Jis buvo vadinamas kodiniu kalbėtoju. Panašiai bendrauja vyrai ir moteris, tai yra naudoja specialius kodus. Jei mes neįstengsime iššifruoti šių kodų, galime klaidingai suprasti vieni kitus. Vyrai yra tiesmuki, moteris daug emocingesnės, jos labiau linkusios perduoti emocijas, o ne faktus. Vyrai kalba aiškiai ir tiesiai, moteris kalba su potekste. Vyras klausė žmonos. Kas tave slegia? Niekas, atsako ji. Puiku, pamano jis, tada viskas tvarkoje, mes pabendravome. Bet ar iš tikrųjų jis taip lengvai išsprendė klausimą? Jokių būdų. Šiuo atveju vyras padarė didelę bendravimo klaidą. Jis pamanė, kad žmonos niekas, tai ir reiškia niekas. Bet vyrai turi suprasti, kad moterų kodinėje kalboje niekas iš tikrųjų reiškia kai kas. Kai moteris sako nieko tokio, iš tikrųjų ji turi galvoje, aš ant tavęs pykstu, nes tu esi nejautrus šiknius. Kita vertus, moteris turi perprasti vyrų kodinį kalbėjimą. Jei moteris iš tikrųjų nori sėkmingai bendrauti su vyru, jai neišvengiamai teks suvokti vieną tiesą. Ji privalo sakyti tai, ką turi galvoje. Nors daugeliui moterų tai atrodo visiškai nepriimtina, taip jau yra. Vyrai nesupranta subtilių, o dažnai net akivaizdžių užuominų. Vyrų užuominos yra tas pats, kas nedideli užkandžiai ant gausaus nukrauto švediško stalo. Mes mąstome taip. Kam gadinti savo apetitą įmantriai pavadintais ir gražiai atrodančiais vieno kąsnio užkandžiais, jei po ranka yra keptos vištienos ir bulvių košės. 6 skyriaus pabaiga. Po paviršiumi. Bendraudami vyrai paprastai sako tai, ką galvoja ir galvoja tai, ką sako. Jei mes to nesakome, vadinasi negalvojame, o jei sakome, vadinasi tik tai ir galvojame, o ne tai, ką jūs manėte, kad mes galvojame. Moteris tuo netiki. Jos nuolat ieško gilesnės prasmės. Bet kad ir kaip vyro kalboje ieškosite gilesnės prasmės, jos nerasite. Tai nereiškia, kad vyrai yra paviršutiniški. Jie ganėtinai gilūs, tiesiog niekada nelaido užuominų apie tai, kas dedasi jų širdise. Pasiekti vyro emocinį gilį galima tik atvirai kasinėjant, tai yra klausinėjant be užuolankų. Prisimenate animacinėme filme Šrekas, žmogėdra bandė paaiškinti asilui, kad vyrai turi sluoksnius. Jis sakė, kad vyrai yra kaip svogūnai. Negali spręsti, kas yra viduje, vien tik iš išorės, turi nulupti sluoksnius. Liūdna, bet kai kurie vyrai saugo savo sluoksnius kaip Fort Knoxo tvirtovė, nors kiti yra labiau linkę juos parodyti. Tačiau šiaip ar tai bendraudama su vyru moteris turi suprasti, kad keletą sluoksnių jai teks pašalinti. Neverta tikėtis, kad vyras siųs signalus savo balso tonu arba kūno kalba,
vyrai to nedaro. Moteris priešingai yra niuansų meistrės. Jom žodžiai yra tik viena iš pokalbių priemonių. Bendraudamos moteris naudoja ir analizuoja veido išraiškas, rankų gestus, balso intonacijas. Jos griebiasi viso šio norėdamos pasiųsti kitiems žinutę. Moters smegenys sugeba atskirti balso tono ir garso pokyčius, ko vyro smegenys negali padaryti. Moteris tiesioginė to žodžio prasme gali girdėti kitų žmonių emocijų pasikeitimus. Vienam vyrui, kuriam dainuojant pasiseka pataikyti į toną, tenka 8 moteris lengvai susidorojančios su šia užduotimi. Moteris vyrui mėgsta priekaištauti. Nekalbėk su manim tokiu tonu. Tai retas atvejis, kai ji sako tą, ką galvoja. Ji iš tikrųjų gali išgirsti nepagarbą vyro balso tone. Kadangi moteris puikiai yra perpratusios bendravimo niuansus, padedančius joms skaityti tarp eilučių, tai kas joms sakoma neturi tokios didelės reikšmės, kaip tai, kokiu būdu tai sakoma, arba kas galima norėta tuo pasakyti. Todėl vyras kalbėdamas turi būti tikras, kad aiškus ne tik jo ištarti žodžiai, bet ir jų potekstė. Potekstė neatsiejama nuo reikšmės. Jei vyras neatsižvelgs į šią nepaprastai svarbią detalę, jis rizikuoja pastatyti kitą užtvarą tarp savęs ir tų klausimų, kuriuos jis nori aptarti su žmona. Seriale Žvaigždžių karas yra epizodas, kuriame personažai susiduria su gyvybės rūšimi, ypač jautria nežodiniam bendravimui. Erdvėlaivo Enterprise įgula rūpestingai ruošiasi susitikimui, analizuodama etiketo taisykles ir visus galimus elgesio niuansus. Vienas klaidingas mirktelėjimas, staigus judesys ar netinkama balso intonacija gali būti palaikyti įžeidimu ir sukelti tarpgalaktinį karą. Ar šis vaizdelis neprimena santykių su mums pažįstama rūšimi, kuri vadinama moteris? Dideliam vyrų nusivylimui moteris dažnai bendrauja jiems nepasiekiamame lygyje. Štai tipiškas 2 moterų susidūrimo pavyzdys. Sveika, Siuzana, sušunka merė. Sveika, merė, atsako jai Siuzana. O, man patinka, kaip tu šiandien apsirengusi, atrodai labai gražiai, tarė merė. Ačiū, merė, malonu girdėti, kaip įmanydama šilčiau padėkoja Siuzana. Paėjusi šiek tiek toliau, Siuzana atsisuka į savo vyrą ir sako, ji tikra ragana. Ką? Juk ji buvo su tavimi labai maloni, nustemba vyras. Ne, nebuvo. Ji pasakė, kad aš stora. Apie ką čia šneki? Ji sakė, kad gražiai atrodai. O ji leido suprasti, kad man reikia dėvėti laisvus drabužius, tokius kaip šie, nes mano, kad aš panašiai į karvę. Vyras netenka žado. Ar tu vartoji narkotikus, klausė jis. Beje, matei, kaip ji nusišypsojo. Ji manęs nekenčia, pareiškė Siuzana. Tu tikra beprotė, susiraukė vyras. O vadinasi, tu irgi manai, kad aš stora, sušunka Siuzana. Nevaidinkime Dievo. Nors moteris pasižymi stulbinamų gebėjimų bendraujant skaityti tarp eilučių, jos ne visada yra teisios. Jėzus liepė mums neteisti. Sakykime, žmogus ką nors daro ir tu nežinai kodėl. Bet vis tiek priskiri jo elgesiui motyvą, štai kas yra išankstinis nuosprendis. Užuot puolusios daryti nereikalingų ir neteisingų išvadų, moteris turėtų pasistengti suprasti savo vyrus. Nemanykite, kad jūsų vyras laiko jūs kvaila, nes tyli. Nemanykite, kad žinote, ką jis galvoja. Šventasis raštas moko, kad tik Viešpats žiūri į širdį. Galbūt tai subtili užuomina, kad žmonos negali to padaryti. Nenoriu pasakyti, kad skaityti mintis visada yra blogai. Mes turime pakankamai patirties, kad kartais galėtume nuspėti, kaip mūsų sutuoktiniai pasielgs net neprašyti. Moteris garsėja savo gebėjimu nujausti, kaip jų vyrai reaguos į skirtingus dalykus, bet vyrai irgi gali tai padaryti. Reikia pripažinti, kad tai ne visada blogai. Brandžios poros visą laiką skaito vienas kito mintis, todėl gali patenkinti sutuoktinio poreikius net be formalaus pokalbio. Tačiau jei šeimoje susikaupia per daug nuoskaudų ir mėgstama spręsti iš anksto, jei santykiai yra įtempti skaitydami mintis, galite tik pabloginti situaciją.
Prielaidos stabdo bendravimo mechanizmą ir šis veiksnys yra daugelio vedybinių vaidų priežastis. Žmonos pasižyminčios po paviršinę intuiciją visada ieško gilesnės prasmės ir prieina prie vienos išvados, o jų vyrai, kurie vertina padėtį paviršiuje, visiškai prie kitos. Moteris į bendravimą žiūri kaip į kasinėjimą ieškant lobių, o vyrai kaip į lapų nuo vejos griebstimą. Vyras lapus nugriebstis, nugramdys tai, kas išorėje, sukraus į maišus ir manys, kad reikalas sutvarkytas. O jo žmona, kuri trokšta to, kas slypi po paviršiumi, liks nepatenkinta. Tačiau kieno požiūris yra teisingas? Vyro paviršinis ar moters giluminis? Jie abu teisingi. Bendravimo produktyvumą lemia supratimas ir kadangi mes esame skirtingi, turime labiau stengtis suprasti vienas kitą. Norint suprasti, reikia užduoti klausimus. Stevenas Kovėjus savo klasiką tarpusavio knygoje, tapusioje knygoje 7 sėkmės lydimų žmonių įpročiai patarė, kad pirmiausia reikia stengtis suprasti, o tada būti suprastam. Šis principas gali sumažinti bendraujant atsivėrusią prarają ir padėti įveikti daugelių sunkumų, kuriuos mes patiriame mėgindami suprasti vienas kitą. Siekimas suprasti atgaivina bendravimą. Jis padeda mums pasiekti lygį. Aš žinau, kodėl tu taip jautiesi. Jei sutuoktiniai užuot teisę vienas kitą vadovautųsi požiūriu, stenkis suprasti, gatvėse būtų daugiau laimingų žmonių, o teismuose mažiau besiskiriančių porų. 6 skyriaus pabaiga. 7 skyrius, 4 dėsnis – vyrai ir moteris nori skirtingų dalykų. Vyrai ir moteris nori skirtingų dalykų. Čia nieko nuostabaus. Jei mes skirsime pakankamai laiko išsiaiškinti, ko trokšta mūsų sutuoktiniai ir imsimės veiksmų jų lūkesčiams patenkinti, mūsų vedybinis gyvenimas bus laimingas. Tačiau tai gana keblu, nes lengva apsirinkti, nusprendus, kad sutuoktinio norai ir poreikiai yra tokie patys kaip jūsų. Peršasi prielaida, kad kaip tik mūsų poreikiai verčia mus elgtis su savo sutuoktiniais taip, kaip norėtume, kad būtų elgiamasi su mumis ir mylėti juos taip, kaip mes norėtume būti mylimi. Tačiau jei kas nors bando jūs mylėti taip, kaip jūs nenorite būti mylimi, arba stengiasi patenkinti poreikius, kurių jūs nejaučiate, tokios pastangos nesuteiks jums didelio džiaugsmo arba net gali erzinti. Kasimas yra malonus tik tada, kai kasoma ten, kur niežti. Suraskite niežtinčias vietas, kur jaučiami troškimai bei poreikiai ir pasiryžkite pakasyti, išpildyti šiuos troškimus ir poreikius. Juk mes neskubame skirtis dėl to, kad sutuoktinis pildo per daug mūsų norų. Norų pildymas visada leidžia pajusti, kad esame mylimi, branginami ir vertinami. O apvilti lūkesčiai apsunkina santykius ir skatina užsiimti įvairia nederama veikla. Ko nori vyrai? Prieš pradėdami kalbėtis apie tai, ko nori vyrai, aptarkime kelis dalykus, kurių jie nenori. Pavyzdžiui, vyrai nenori tapti moterimis. Jei paprašysite moterų apibūdinti idealų vyrą, daugelis jų pasakys, kad idealus vyras yra tas, kuris mėgsta pakalbėti ir yra atviras. Moterims reikia žmogaus, kuris mokėtų džiaugtis gyvenimo smulkmenomis, prisimintų viską, kas joms svarbu. Žmogaus, kuris pasišnekučiuotų su jomis apie tai, kaip praėjo diena, o nespoksotų visą vakarą televizorių. Trumpiau tariant, moteris norėtų pašonėje turėti mylimą draugę. Atleiskite, ponios, bet mes vyrai esame siaubingos draugės. Mes nemėgstame kalbėtis ir atverti sielos. Mes paprastai pamirštame smulkmenas ir deja, televizoriaus pultelio maigymas dažnai mums teikia daug daugiau malonumo negu plepėjimas su jumis apie tai, kaip praėjo diena. Tačiau nepriimkite to asmeniškai. Iš tikro mes nenorime dalyti savo jausmais su niekuo. Vyrai neatvirauja. Mes užkariaujame, saugome, varžomės, dirbame,
Užgauliojame, skleidžiame bjaurius garsus, nenuleidžiame klozeto dangčio, bet paprastai nesidalijame savo džiaugsmais ir vargais. Galite mokyti mus atvirumo, plačiau apie tai kiek vėliau. Bet vyrams tai nėra natūralu. Viską apsvaršius, mes niekad netapsime moterimis. Laisvoji darbo zona. Yra dar vienas dalykas, kurio vyrai nenori. Vyrai nenori savo santuokoje dirbti. Kodėl? Nes dažniausiai vyrai patenkinti tokią santuoką, kokia ji yra. Laikraščio Chicago Sun-Times atlikta apklausa parodė, kad iš 2301 jos dalyvio net 1788 vyrų vėl vestų savo žmonas. Kitą apklausą surengė žurnalas Women's Day. Moterų buvo pasiteirauta, ką jos galvoja apie savo sutuoktinius. Tik pusė apklausoje dalyvavusių moterų atsakė, kad vėl ištekėtų už savo dabartinių vyrų, jei turėtų tokią galimybę. Psichoterapeutas iš Čikagos Davidas Roadhausas mano, kad tokius nevienodus atsakymus galėjo nulemti tas faktas, kad vyrai apskritai greičiau patiria pasitenkinimą negu moteris. Moteris yra kupinos romantinių lūkesčių, o romantiką sunku išsaugoti, jį kada nors baigėsi. Daugelį metų aš tikėjau, kad už vedybinės bėdas ir vis didėjantį skyrybų skaičių pirmiausia atsakingi vyrai. Kai kalbama apie santykius, vyrai mūsų kultūroje paprastai vadinami neišmanėliais, nejautriais, beširdžiais, žiauriais ir taip toliau. Kiekvienas vyras yra nelaimingas mulkis, primenantis serialo Visi myli Reimondą personažą, sukurtą Rėjaus Romano. Neseniai teko lankyti spektaklyje Vyriškas intelektas oksimoronas, kuriame vyrai išjuokiami už nesugebėjimą kurti santykių. Tai buvo vieno aktoriaus spektaklis suvaidintas taip vyro. Savo ankstesniuose pasisakymuose aš su pasitikėjimu tvirtindavau, didžiausia santuokos bėda yra ta, kad į ją įpainiotas vyras. Dabar praleidus daugybę valandų, gelbėjant krizės ištiktas santuokas ir susitikus su dešimtimis tūkstančių porų, man taip nebeatrodo. Kai kalbama apie santykius, vyrai nėra kvailiai, neišmanėliai, iškrypėliai, niekšai ir apgavikai. Jie tiesiog vyrai. Tiesa ta, kad šiandien mes nedaug ko skiriamės nuo vyrų gyvenusių prieš 1000 metų. Smarkiai pasikeitė ne vyrai, o moteris. Dažniausiai kaip tik moteris yra nepatenkintos savo santuoką. Net 80% visų skyrybų inicijuoja moteris. Šeimos psichologo konsultacijose paprastai lankosi moteris. Atrodo, kad šiuolaikinės moteris yra visiškai sugniuždytos. Moterų širdis yra sudaužytos, moteris yra labiausiai apviltos. Dabar aš manau, kad 21 amžiaus moteris gyvendamos su vyrais ir kurdamos su jais santykius, puoselėja visiškai nerealius lūkesčius. Esu tvirtai įsitikinęs, kad skyrybų skaičius ir toliau augs, jei moteris nepradės į santuoką žiūrėti realiai. Dėl to, kad moteris jaučiasi nelaimingos, dažniausiai yra kalti ne jų vyrai, o nerealūs lūkesčiai. Santuoką suardo nieko nepamatuoti, neracionalūs, romantiški moterų troškimai. Per vieną iš mano seminarų, per juokus į geresnę santuoką, prie manęs priėjo moteris ir prisipažino, kad pirmus 8 savo santuokos metus praleido jausdama nuolatinį nusivylimą. Jos vyras, vargšas žmogus, niekaip negalėjo išpildyti visų jos lūkesčių. Pagaliau ji nusprendė atsisėsti ir užrašyti visus savo troškimus, kuriuos siejo su santuoka. Moteris prirašė ne vieną lapą, išliedama ant popieriaus savo nusivylimą ir smulkiai pasakodama, ko tikėjosi iš vyro. Aprašiusi tuščius lūkesčius, kuriuos ji tiek metų puoselėjo, popieriaus lapus sudėjo į batų dėžutę, paėmė savo vyrą už rankos ir patraukė į galinį kiemą. Kartu jie iškasė duobę ir palaidojo joje tuos neišsipildžiusius lūkesčius. Ta vakarą ji pakeitė savo požiūrį į santuoką. Moteris man prisipažino, kad jai tarsi nušvito akise. Laidotuvės įvyko prieš 25 metus ir nuo to laiko ji jaučiasi laiminga.
Liūdna, bet atrodo, kad milijonai moterų nieko apie tai nenutuokia. Pabandyti jas įtikinti yra tas pats, kas stengtis išaiškinti algebros uždavinį žmogui, kuris ką tik sutraukė kelias marihuanos suktines. Tokį pat svaiginamą narkotinį poveikį turi ir romantinė pasaulėjauta, su kuria daugelis moterų žengia į santuoką. Jos tikisi, kad vyrai išpildys visus jų emocinius poreikius. Bet Dievas sukūrė vyrą ne tam, kad šis tenkintų visus moters emocinius poreikius. Į kai kuriuos jų jis turi įsiklausyti, bet visoje žemėje nerasite vyro, kuris pajėgtų patenkinti visus emocinius moters poreikius. Bet argi jis neturėtų manęs papildyti, greičiausiai paklausite jūs. Ne, neturėtų. Ir kol mes kalbame šią temą, leiskite man pasakyti, laiminga santuoka nėra dviejų tuščių sielų, bandančių vieną kitą papildyti. Net ir suradusios vieną kitą, dvi tuščios nepatenkintos sielos vis tiek liks tuščios ir nepatenkintos. Sėkminga santuoka galima tik tarp dviejų laimingų žmonių pasiryžusių kurti bendrą gyvenimą. Jiems nereikia vienas kito, kad taptų tikrai laimingi ir pajustų emocinę pilnatvę. Jie jau yra pilnaverčiai, visaverčiai žmonės, sujungia savo likimus, kad galėtų džiaugtis santuokos teikiamais privalumais. Biblijoje sakoma, jog du yra geriau negu vienas. Bet tai teisinga tik tada, jei susitinka du dvasiškai sveiki, emociškai stabilus ir gyvenimo pilnatvę jaučiantys žmonės. Jeigu jūs esate nelaiminga, vieniša, viskuo nepatenkinta ir tuščia siela, dėl Dievo meilės padarykite kitiems paslaugą ir pirmą išspręskite savo problemas, o tada galvokite apie santuoką. Kas kaltas? Per visą žmonijos istoriją šeimų nariai iš kartos į kartą gyveno labai arti vieni kitų ir buvo glaudžiai susiję. Namų ruošos darbus, tokius kaip maisto gaminimas, laukų sėjimas, drabužių skalbimas, rūpinimasis vaikais ir derliaus nuėmimas, dažnai dalijosi visa šeima. Subrendusios moterys gyveno supamos kitų moterų, jos turėjo socialinį tinklą, kuriuo galėjo pasikliauti ir pasiremti. Liūdna, bet šiandien daugelis ištekėjusių moterų tokio tinklo neturi. Vakarų kultūros permainos atvedė prie to, kad jaunamartės yra priverstos atsiskirti nuo savo motinų, seserų ir draugių, nes jų vyrai, ieškodami šlovės ir laimės, išsiveža jas į tolimą šalis. Štai kokia yra šios atskirties pasekmė. Emociškai izoliuotos moteris pradeda laukti, kad visus jų poreikius patenkins jų vyrai. Nors vyrai nėra sukurti tam, kad tenkintų visus emocinius moterų poreikius. Aš tvirtai tikiu, kad ši problema, apie kurią beveik nekalbama, yra viena iš priežasčių, kodėl šiandien tiek daug moterų santuokoje jaučiasi nelaimingos. Mano nuoširdus patarimas būsimiems jaunikiams būtų toks. Neišplėškite merginos iš šios draugų ir šeimos paramos struktūros. Jei norite gyventi Lotynų Amerikoje, veskite merginą iš Lotynų Amerikos. Vyras, kuris veda moterį ir išsiveža ją už 1000 kilometrų nuo jos draugų ir šeimos, turi būti pasirengęs tam, kad jį ims čiulpti jo emocinius syvus, tikėdamas, jog jis pats vienas išpildys visus jos lūkesčius. Šventajame rašte sakoma, todėl vyras paliks tėvą bei motiną, glausis prie žmonos ir jie taps vienu kūnu. Man tai pasirodė įdomu, nes čia nesakoma, jog moteris paliks savo tėvą bei motiną. Galbūt neatskyrus moters nuo jos emocinės paramos struktūros, santuoka visada bus laimingesnė. Tačiau praktiškai daugelis porų neturi galimybės išlaikyti artimus ryšius su šeima ir draugais. Todėl tokioms poroms yra gyvybiškai svarbu sukurti saugius santykius už santuokos ribų. Jeigu sutuoktiniai to nepadarys, jų santuoka žlugs ir jie liks vieniši, nusivylę ir pikti. Vyrai turi susirasti bičiulių, su kuriais galėtų palaikyti ryšį, o moteris gerų draugių, kurios užpildytų tuštumą, atsivėrusią joms atsiskyrus nuo motinos, seserų ir vaikystės draugių. Deja, moteris
Draugystės užmezga daug sunkiau negu vyrai. Štai kodėl aš primiktinai siūlau, jei yra galimybė, palikti žmoną prie pradinės paramos struktūros. Aš nesulaukiu jokios pagarbos. Taigi, ko vyrai nori? Trumpai tariant, vyrai nori pagarbos. Vyras nori jausti, kad yra gerbiamas, branginamas ir vertinamas. Netgi tada, kai daro klaidas. Jis trokšta atrodyti didvyriu, ypač savo žmonos akise. Jis nori, kad kas nors juo tikėtų, kai jam sunku. Jei vyras nesijaus gerbiamas, jis taps panašus į Rodnio Dangerfieldo sukurtą bjaurų personažą, ištarusi populiarią frazę: aš nesulaukiu jokios pagarbos. Jis taps įžeidus ir šiurkštus. Moteris nesupranta, jog vyrai nemano turintys užsitarnauti pagarbą. Jie yra įsitikinę, kad privalo jos sulaukti vien dėl to, kad yra vyrai. Tai gali skambėti kaip moterų diskriminacija, bet iš tikrųjų taip nėra. Aš tik noriu pasakyti, kad vyrus reikia gerbti už tai, kas jie yra, o ne už tai, ką jie daro. Jeigu jie nesijaus gerbiami, jie neišgyvens. Jiems bus vis sunkiau ir sunkiau kvėpuoti emociškai. Štai kodėl taip svarbu, kad moteris išmoktų savo vyrą besąlygiškai gerbti. Daugelis moterų norėtų gerbti vyrą, bet jos mano, kad vyras turi pagarbą užsitarnauti. Jei taip nėra, moteris pasijunta nenuoširdžiai ir ima veikti taip, tarsi turėtų pakoreguoti aplinkybės. Ji tiki, kad galės gerbti savo vyrą tik tada, kai privers jį elgtis taip, kad taptų vertas pagarbos. Tačiau šis planas neteisingas. Vyrui pagarba yra per daug stiprus poreikis, kad ją būtų galima grįsti elgesiu. Jei moteris išdrįs surizikuoti ir nesiliaus gerbusi savo vyro net tada, kai jis nėra tobulas, jis atvers jai širdį ir bus pasirengęs keistis. Vyrui pagarba reikalinga tam, kad jis jaustųsi pakankamai saugus atsiverti. Kai jis pajus, kad vedybinėme gyvenime yra laikomas galva, jis nesąmoningai leis žmonai tapti kaklu ir ji galės nukreipti vyrą tinkamą linkme. Moteris paprastai net neįsivaizduoja, kiek daug įtakos turi vyrams. Patarlių knygoje rašoma: išmintinga moteris statosi namus, o apsileidusi žmona kaip kaulų puvimas. Žmona arba išaukština, arba pažemina savo vyrą. Dauguma moterų to nežino, bet vyrai dažniausiai savimi labai nepasitikė. Neseniai atlikta apklausa parodė, kad 75 procentai vyrų jaučiasi apsimetėliais. Daugelis jų visą gyvenimą kovoja su galvoje skambančių balsų įkyriai tvirtinančių: iš tikrųjų tu nežinai, ką darai. Anksčiau ar vėliau visi supras, jog esi apgavikas, tu sukčius. Namai turėtų būti vienintelė vieta vyro gyvenimą, kur kritikos balsas nutiltų, kur jis neabejotų, kad yra nuostabus ir kompetentingas. Ypač vyro savivertė sustiprėja tą akimirką, kai jo žmona noriai ir entuziastingai su juo mylisi, o neguli svarstydama, kokie tapetai tiktų kambariui ir klausinėdama, ar jau baigei. Liūdna, bet milijonams vyrų namai yra ta vieta, kur kritikos balsas nenutyla, o dar sustiprėja. Girdėjau, kaip viena moteris sakė savo vyrui, apdovanojimų vakare gavusiam garbės ženklelį: visi mano, kad tu nuostabus, bet aš žinau, koks iš tikrųjų esi idiotas. Moteris dažnai daro klaidą įžeidinėdamos savo vyrus, kad paskatintų juos keistis. Kas tau yra? Šaiposi juos. Ar negali nusitverti kokio nors darbo? Gal susirankytum savo nešvarius drabužius? Iš tiesų, koks tu nevykėlis. Moteris, kurios taip elgiasi, yra įsitikinusios, kad jeigu jų kritikos strėlės pasieks tikslą, juos pakeis vyro charakterį, padės jam atsikratyti trūkumų ir pavers jį geresniu žmogumi. Tačiau jos smarkiai apsirinka. Kritika ir nesupratimas vyrui sukelia tik pyktį ir nusivylimą. Galiausiai tokios žmonos savo vyrus paverčia užsisklendusiais, piktais ir bejausmiais padarais. Priežastis, kodėl tiek moterų griebiasi įžeidinėjimų kaip priemonės vyrams motyvuoti, yra ta, kad moteris
įžeidimai paprastai veikia. Jei įžeisite moterį ar priversite ją pasijusti nesmagiai, ji bandys ką nors padaryti, stengsis pasikeisti. Bet vyrams šis metodas netinka. Labiausiai vyras įsižeidžia, kai bando pasimylėti su žmona, o ši nustumia jį į šoną, kad galėtų baigti rūšiuoti nešvarius skalbinius. Įžeistas ir įskaudintas vyras galiausiai išplėš jūs iš savo širdies, o jūs taip ir nesulauksite tų santykių pokyčių, kurių taip troškote. Ponios, neignoruokite savo vyrų poreikio būti gerbiamiems. Jeigu jūs negerbsite savo sutuoktinių, jų nevertinsite, nuolatos darysite pastabas, žeminsite, pajuoksite ar nekreipsite dėmesio, įskaudinsite juos. Tačiau nesupraskite manęs klaidingai. Jei gerbėte vyrą, nereiškia, kad neturite su juo dirbti. Tiesiog reikia tai daryti protingai. Pasistengkite būti rūpestinga, kitaip jūsų pastangos pakeisti jį bus suprastos kaip nepagarba. Jei norite, kad vyras santuokoje pradėtų kitaip elgtis, turite užmiršti įžeidinėjimus ir išmokti besąlygiškos pagarbos. Netgi Dievas elgiasi su vyrais pagarbiai. Jei kas ir turėtų teisę negerbti vyrų, remdamasis jų poelgiais, tai tik Dievas. Dievas kuo puikiausiai žino visas vyro ydas ir charakterio trūkumus, tačiau skaitydami Bibliją atkreipkite dėmesį, kaip Dievas elgėsi su vyrais. Abraomas buvo toks bailys, jog neprisipažino, kad Sara yra jo žmona, nes nenorėjo, kad karalius nužudytų juos abu. Tačiau Dievas nežiūrėjo jį kaip į bailį. Jis pažvelgė giliau ir pamatė giliai tikinti žmogų. Nors tuo metu Abraomas negalėjo turėti vaikų, Dievas davė jam Abraomo vardą, reiškianti daugybės tautų tėvas. Dievas pagerbė Abraomą kaip tėvą ir patriarchą daug anksčiau, negu jis toks tapo. Viešpats pavadino Gideoną narsiuoju galiūnu, nekreipdamas dėmesio į tai, kad tuo metu Gideonas buvo silpnas kaip viščiukas ir slėpėsi nuo visų, kas galėjo jį nuskriausti. Dievas pažvelgė giliau, pamatė, kad Gideonas gali ir pagerbė kaip drąsų karį daug anksčiau, negu jis užsitarnavo tokios pagarbos. Gideonas pateisino jo pasitikėjimą ir pasiekė vieną didžiausių karinių pergalių istorijoje. Prisiminkime Simoną. Tai buvo neryžtingas, savimi nepasitikintis vyras, pasirengęs sprukti, vos tik pajusdavo, kad darosi karšta. Tai jis prisiekė Jėzui, kad norėtų su juo mirti, tačiau pabėgo, kai Jėzus suėmė ir 3 kartus jo išsižadėjo. Bet kai Jėzus pirmą kartą jį sutiko, jis pasakė: Simonai, nuo šiol tu būsi vadinamas Petru uola. Nuo tada Petras įgavo pasitikėjimo ir tapo uoliu bei karštu Jėzaus Kristaus Evangelijos skelbėjų bei liudytojų. Dievas žino, kad norint atskleisti žmogaus galimybės, reikia rodyti jam besąlygišką pagarbą dar tada, kai jis jos nėra nusipelnęs. Kam taisyti tai, kas nesugedė? Kai vyras įsimyli moterį, jis mąsto maždaug taip: aš myliu ją, ji nuostabi, tiesą sakant, ji tobula. Aš myliu ją tokią, kokia ji yra ir tikiuosi, kad ji niekada nepasikeis. Toks mąstymas įkvėpė Billy Joelą sukurti dainą Myliu tave tokią, kokia esi. Kai moteris įsimyli vyrą, ji mąsto maždaug taip: aš myliu jį, jis nuostabus, bet tiesą sakant, su juo reikėtų šiek tiek padirbėti. Santykiams vystantis tai tampa katastrofa. Skirtingi lūkesčiai visada sukelia konfliktą. Kai moteris sako, kad su vyru reikia padirbėti, ji nebando jo žeminti. Iš tikrųjų, ji net džiaugiasi dėl to. Žinote kodėl? Nes moteris mėgsta kurti santykius. O kadangi santuoka turėtų būti patys nuostabiausi santykiai, ji su džiaugsmu juos puoselėja. Tačiau daugeliui vyrų nuo minties, kad dėl santykių reikia dirbti, darosi bloga. Matote, vyrui darbas yra tai, ką darai, kad uždirbtum pinigų. Santykiai į darbo apibrėžimą neįeina. Mes manome, kad santykiai yra iš tos rūšies dalykų, į kuriuos niekada nereikia įdėti jokio darbo.
Taigi, kai moteris parodo norą tobulinti tarpusavio santykius, vyras paprastai ima nervintis ir pasijunta nejaukiai. Priežastis paprasta. Ji sako, kad nori gerinti santykius, bet vyras tai supranta kaip: ji nori, kad aš pasikeiščiau, o vyras nenori keistis. Vyrui žodį keisti skamba kaip keiksmažodis. Taip yra pirmiausiai todėl, kad mūsų vyro ego labai trapus. Išgirdę frazę "tau kažkas negerai", mes nešokinėjame iš džiaugsmo. Vis dėlto būsime neteisūs sakydami, kad vyrai apie save gerai galvoja. Daugelis vyrų save labai myli ir tiesą sakant nemano, kad jiems dar reikėtų tobulėti. Taigi, kai žmona skatina vyrą keistis, jis jaučiasi įžeistas vien tokio pasiūlymo. Nepamanykite, kad vyrai iš esmės yra nusiteikę prieš pokyčius. Taip yra todėl, kad vyrui jo žmona yra nuostabi tokia, kokia yra, todėl jis iš žmonos tikisi tokio paties požiūrio savo atžvilgiu. Moteris to nesupranta, nes jos nemano, kad darbas dėl santykių įžeidžia vyriškai ego. Juk kalbama apie vyro tobulėjimą. Reikia pripažinti, kad moteris tikrai pakeičia vyrus į gerąją pusę. Savo knygoje Argumentai už santuoką Megė Gallagher ir Linda White tvirtina, kad susituokę vyrai yra laimingesni, sveikesni ir uždirba daugiau pinigų negu vienišiai. Kitaip tariant, santuoka tobulina vyrus. Statistika taip pat rodo, kad vedę vyrai ilgiau gyvena. Iš tikrųjų, jei tikėsime statistiką, likti vienišam yra blogiausia, ką vyras gali padaryti. Tai tas pats, kas surūkyti pustrečio pakelio cigarečių per dieną. Tiesa, aš manau, kad gali būti ir baisiau, pavyzdžiui, nevedęs vyrukas per dieną surūkantis pustrečio pakelio cigarečių. Moteris, neįsižeiskite, jeigu sutuoktiniai priešinasi jūsų pastangoms puoselėti tarpusavio santykius. Nesupraskite jų nepritarimo kaip ženklo, kad jiems tai visiškai nerūpi. Jiems rūpi. Tiesiog vyrai į daugelį dalykų žvelgia kitaip negu moteris. Vyrams tikrai reikia keistis, bet moteris privalo išmokti būti kantrios ir neužgauti jų vyriškojo ego. Moteris turi žiūrėti į vyrą kaip į ilgalaikį savo gyvenimo projektą ir skatinti jį keistis, neįžeisdama jo vyriškos savimeilės. Gera naujiena ta, kad jūs, moteris, galite mus paversti tuo, kuo norite matyti. Bloga naujiena ta, kad kai jūs pasiekėte savo tikslą, mes mirštame. Stiprios moteris. Nors vyrai priešinasi tobulinimui, o moteris turi elgtis labai rūpestingai, kad neužgautų vyriškojo ego, tai nereiškia, kad joms negalima būti stiprioms. Tiesa ta, kad moteris turi būti stiprios. Jūs, moteris, vaidinate labai svarbų vaidmenį, padėdamos savo sutuoktiniams išaugti iš paauglystės ir tapti tikrais vyrais. Tačiau atsiminkite, kad jūsų stiprybė negali virsti nepagarba. Istoriniai faktai byloja, kad vienas svarbiausių veiksnių nulemenčių tai, ar vyrai taip ir liks barbarai, ar taps civilizuotomis būtybėmis, yra stiprių, savimi pasitikinčių moterų nebuvimas arba buvimas. XIX amžiaus pabaigoje vyrai plūdo į Amerikos vakarus, kad galėtų pasinaudoti ten atsivėrusiomis naujomis galimybėmis. Jeigu šių vyrų gyvenime nebūtų buvę jiems svarbių moterų, kurios reikalavo laikytis tam tikrų elgesio normų, vakarai greitai būtų virtę laukiniais vakarais. Vis dėlto 20 amžiaus pradžioje vakarų vyrai jau buvo sutramdyti ir tapę atsakingais sutuoktiniais, tėvais ir savo bendruomenių nariais. Kas juos taip pakeitė? Moteris, stiprios, savimi pasitikinčios moteris. Kai šios moteris atvyko į vakarus, jos pareikalavo, kad vyrai elgtųsi civilizuotai, jei nori, kad jos už jų tekėtų. Rezultatas – vyrai ėmė elgtis civilizuotai. Ar galite įsivaizduoti, kas būtų atsitikę, jei to laikotarpio moteris būtų mąsčiusios taip, kaip mąsto daugelis šiuolaikinių moterų? Dauguma šiuolaikinių moterų yra greičiausiai nusivylusios negu stiprios, greičiau neturinčios savigarbos negu pasitikinčios. Jei tokios moteris būtų paėmusios valdžią į savo rankas vakaruose,
propaguotų seksualinę laisvę, noriai rūpintųsi dykaduoniais vyrais ir nereikalautų iš jų tinkamo elgesio, vyrai niekada nebūtų pasikeitę. Jei iš vyrų tarpusavio santykiuose nėra reikalaujama drausmės, jie iš karto pasinaudoja visomis moterų jiems suteiktomis laisvėmis ir galiausiai palieka savo žmonas ir vaikus emociškai arba fiziškai, vaikydamiesi asmeninių malonumų. Šiandien visa vakarų civilizacija yra laukinė. Daugybė berniukų kartu taip ir nesugebėjo tapti tikrais vyrais. Tai nepaprastai egocentriškos asmenybės, kurios galvoja tik apie savo poreikius. Tokias asmenybės išaugino ir išauklėjo amžiną kaltę jaučiančios motinos, o vėliau vargšės moteris, kurios visiškai neturėjo savigarbos ir stengiasi išpildyti kiekvieną savo vyrų norą, nieko už tai nereikalaudamos. Motinos tiki, kad saugo savo berniukus nuo kitų žmonių, kurie bando iš jų ko nors reikalauti. Mokytojų, trenerių, dvasinių vadovų ar kitų stiprių vyriškos lyties atstovų. Vėliau tokie vaikinai susiranda drauges, kurios su jais gyvena, mielai užsiima seksu, gamina valgį, skalbia drabužius ir nieko iš jų nereikalauja. Šios kvailos merginos puoselėja tuščias viltis, kad šie sugadinti vaikinai taps vyrais, galinčiais jas mylėti ir rimtai joms įsipareigoti. Jos skendi romantinėse iliuzijose, kad jų meilė juos pakeis. Deja, šios moterys nesuvokia, jog kuria beviltišką padėtį. Dusinantis gerumas berniukams neįkvepia noro tapti vyrais. Priversti berniukus liautis buvus berniukais gali tik sveikų, savimi pasitikinčių moterų karta, kuris sukiltų ir pareikalautų iš jų tapti vyrais. Deja, mūsų visuomenėje dominuoja saugiomis nesijaučiančios moteris, kurios taip bijo netekti savo berniukų, kad pasiryžta padaryti viską, jog išlaikytų juos. Tačiau taip elgdamos jos kūrė vyrus, kurie yra neverti šių pastangų. Nors vyro vaidmuo namuose labai svarbus, moteris pačios suteikė savo sutuoktiniams teisę tapti šeimos priedu. Tai reikia sustabdyti. Moteris turi reikalauti iš savo vyrų, kad jie subręstų ir atliktų jiems skirtą vaidmenį visuomenėje. Vyrų pareiga užtikrinti savo žmonių ir vaikų gerovę bei saugumą. Jei vyras matys, kad yra laikomas tik nebūtinų priedų, jam nebus akstino atsisakyti lengvabūdiškų malonumų dėl savo šeimos interesų. Fakultatyvus tėtis labiau rūpinsis tuo, kaip įsigyti naują katerį, o ne to, kaip apdrausti vaiko gyvybę ar atidaryti banko sąskaitą jo mokslams aukštojoje. Noriu, kad mane teisingai suprastumėte, mielos ponios. Aš nesakau, kad reikia tokių moterų, kurios žemintų, kritikuotų ir visaip kitaip tyčiotųsi iš savo vyrų. Tokių moterų mūsų visuomenėje jau yra pakankamai. Aš neraginu verkšlenti, zyzti, skųstis ir nepagarbiai elgtis. Tik tie žmonės, kurie neturi dvasinės stiprybės, taip elgiasi. Žmonėms, kurie supranta savo galią, nereikia griebtis emocinės prievartos. Verkšlendamos ir kritikuodamos nesukursite tikro vyro. Tai padarysite tik pakristai reikalaudamos ir rodydamos pagarbą. Atkreipkite dėmesį, aš pasakiau reikalaudamos ir rodydamos pagarbą. Jei norite iš jo reikalauti, turite elgtis pagarbiai, kaip su vyru, kuriuo tikite, jis gali tapti. Moterims iš vakarų nereikėjo griebtis tokios taktikos kaip verkšlenimas ir kritikavimas. Jos žinojo, kad turi galią. Šių moterų pozicija buvo tokia: jei manęs nori, elkis taip, kad būtum manęs vertas. Tai labai paprasta. Jos nerodė nepagarbos vyrams, jos elgėsi su jais, tarsi leisdamos suprasti: aš žinau, kad tu esi geresnis. Ir tai vertė vyrus keistis. Jie varžėsi dėl tokių moterų, o laimėdavo pats verčiausias ir garbingiausias kandidatas. Laisvo elgesio moterų buvo pilni viešnamiai. Kiekvienas vyras turintis pakankamai pinigų galėjo nusipirkti vieną iš jų.
Taip pat nesunkiai buvo galima rasti moterų, kurios už pinigus gamintų vyrams valgį ir tvarkytų namus, bet niekas dėl jų nekovojo. Vyrai vertino ir gerbė tik tas moteris, kurios vertino ir gerbė pačią save. Kokios rūšies moteris esate jūs? Atmerkite akis. Užtenka žvilgterėti į laimingas poras, kad suprastum, jog sveikos ir sėkmingos jos santuokos pagrindas yra stiprios moteris. Jos netoleruoja vyrų neatsakingumo. Moteris man dažnai pripažįsta, kad jų vyrai negrįžta namo iki 2 valandų nakties ir net nepaskambina. Kartais jie linksminasi su savo senomis draugužėmis arba leidžia laiką su bičiuliais, užuot rūpinėsi šeima. O tada jos teiraujasi mane švelnių romių balsų, ką man daryti. Tai išgirdęs kiekvieną kartą savęs klausiu, kodėl aš taip nesielgiu su žmona? Atsakymas būna paprastas ir visada toks pat. Nenoriu, kad žmona mane užmuštų. Prisimenu visus vyrus, kurių santuokos yra puikios ir klausiu savęs, kodėl jie naktimis grįžta namo ir nelaksto paskui kitas moteris. Atsakymas visada yra toks pat, nes jų žmonos juos užmuštų. Kartą prie manęs priėjo moteris ir pasakė, kad užklupo vyrą fotografuojantį savo genitalijas ir elektroniniu paštu siunčianti nuotraukas kitoms moterims. Apimtas siaubo, aš greitai paklausiau, ir ką jis darė užkluptas? O aš jam nieko nepasakiau, ištarė jį tuo švelniu romiu balsu. Man įdomu, ką jūs patartumėte man daryti? Gerasis Dieve, mano žmona niekada manęs neklaustų, ką man daryti. Ji greičiau pasakytų, geriau įsižiūrėk į šią nuotrauką, nes tai paskutinis kartas, kai matai savo genitalijas. Aišku, aš nemanau, kad mano žmona tikrai to žodžio prasme mane nužudytų ar iškastruotų. Bent jau noriu tuo tikėti, bet žinau, ko ji tikrai nebedarytų. Nebesirūpintų manimi, nebemylėtų manęs ir nesistengtų padaryti mano gyvenimą kuo patogesnį, kol aš su ja elgsiuosi neatsakingai ir nepagarbiai. Labiausiai tikėtina, kad grįžęs namo rasčiau savo daiktus už durų kartu su senais raktais, netinkančiais naujai spynai. Neseniai viena moteris man štai ką papasakojo. Mano vyras per mėnesį namuose teikėsi pagyventi maždaug tik savaitę. Ta savaitę jis mane visiškai ignoruoja ir net nenori su manimi mylėtis. Ši liekna žavi moteris įtikinėjo mane, kad jos vyrui turinčiam 45 kg antsvorio, ji nebeatrodo patraukli. Man širdis neleido jai pasakyti, kad jos vyras greičiausiai turi romaną arba pasitenkina žiūrėdamas pornografinius filmus ar lankydamasis striptizo klubuose. Tačiau aš paraginau ją pasipriešinti, pakeisti namų durų spinas, neįsileisti jo, apsimesti, kad skambina 911, jeigu jis bandytų veržtis. Tačiau ji bijojo pradėti gyventi savarankiškai, bijojo finansinio streso, bijojo, kad jis gali ją palikti visam laikui, bijojo visą likusį gyvenimą praleisti viena. Buvo visiškai aišku, kad ji neras jėgų padaryti ką nors tokio, kas priverstų tą šunsnukį pasikeisti. Ironiška, kad daugelis į ją panašių moterų galiausiai palieka savo niekam tikusius vyrus. Tačiau ryžtasi tam per vėlai, kai santykių jau nebegalima išgelbėti. Leiskite man paaiškinti. Maždaug metus pas mane lankėsi moteris, kuris skundėsi, kad jos vyras iki paryčių kažkur bastosi, o namo grįžta tik tada, kai jaučiasi tam pasirengęs. Aš liepiau jai išspirti į lauk ir neįsileisti tol, kol jis pradės elgtis su ją pagarbiai. Bet ji bijojo. Galiausiai, kaip dažniausiai būna, moteris pasiekė tą ribą, kai skausmas, kurį ji jausdama būdama su savo vyru, tapo didesnis už baimę jį prarasti, tai ir išmetė jį iš namų. Kaip elgėsi vyras? Kaip ir tikėjausi, jis maldavo ją leisti jam sugrįžti, žadėjo lankytis pas šeimos konsultantą ir daryti viską, ką jį lieps, bet žmona jautėsi per daug įskaudinta ir nebenorėjo matyti jo akise. Ji padavė skyrybų prašymą ir nutraukė santuoką. Ką ji padarė blogai?
Delsė tol, kol santykiai jai ėmė neberūpėti. Jeigu ji būtų ryžtingai ėmusis veiksmų, kai dar turėjo noro puoselėti santykius, galėjo išgelbėti savo santuoką. Bet ji laukė, kol emociškai palūžo, tada jau buvo per vėlu. Aš nesakau, kad reikia mesti vyrą iš namų kiekvieną kartą, kai jis nesirenka savo išmėtytų kojinių arba per ilgai žiūri televizorių. Aš kalbu apie ypatingus atvejus. Jūsų vyras susirado kitą moterį, jis vadina jūs kale, kekše ir žiūri į jūsų panieką, ateina ir išeina, kada nori, visiškai nesiskaitydamas su jumis, muša jūs, blogai elgiasi su vaikais, ignoruoja jūsų seksualinius poreikius ir taip toliau. Žinau, kad kiekvienas atvejis yra kitoks ir jį reikia rūpestingai apsvarstyti. Todėl pastoriaus, šeimos konsultanto ar stiprių moterų patarimai gali būti naudingi. Prieš daugelį metų man paskambino mokyklos laikų draugė susirūpinusi, kad jos santuoka atsidūrė aklavietėje. Mano vyras geras žmogus, kalbėjo ji pro ašaras. Tiesiog jo nėra su šeima net tada, kai jis namuose. Aš negaliu priversti jo pasikalbėti su manim ar skirti nors kiek dėmesio vaikams. Tai griauna mūsų santuoką ir daro žalą vaikams. Jie dar maži, bet jau net nebando bendrauti su savo tėčiu. Ar tu vis dar jį myli, paklausiau jos. Taip, aš jį myliu, užtikrino jį mane. Tada štai ką turi padaryti, tiesiau aš. Pasimk vaikus ir kurį laiką pagyvenk pas tėvus. Kai jis paskambins ir paklaus, kas vyksta, pasakyk jam, kad neketini daugiau su juo turėti jokių reikalų, jeigu jis neparodys noro spręsti problemas, kurios ardo santuoką ir šeimą. Ar tu nejuokauji, paklausė ji nustebusi. Ar taip elgtis krikščioniška? Visiškai nuraminau ją. Krikščionybė yra pasaulio druska ir šviesa. Druska saugo nuo puvimo, šviesa išsklaido tamsą. Tu stengiasi pasūdyti ir apšviesti savo namus. Daugelis moterų per ilgai nesiryžta padaryti ką nors, kas patrauktų jų vyrų dėmesį. O kai dėmesio sulaukia, jaučiasi per daug įskaudintos, kad joms tai rūpėtų. Padaryk tai, kol dar nesi abejinga. Ji pasielgė taip, kaip aš patariau. Pasiėmė vaikus ir išvyko į tėvų namus. Vos po kelių valandų vyras jau stovėjo verandoje, maldaudamas ją važiuoti kartu su ją namo. Ji išlaukė iki savaitgalio, o tada grįžo pas savo sutuoktinį, pasiryžusi keistis. Visą laiką ji mylėjo ir gerbė savo vyrą, ji jo neplūdo, nedarė nieko, kas jį žemintų, nekritikavo jo, tačiau ji nebegalėjo ilgiau taikstytis su jo žlugdančiu elgesiu. Tai atsitiko prieš 20 metų. Šiandien mano draugė džiaugiasi laimingą ir stiprią santuoką. Bažnyčios vaidmuo. Bažnyčia turi paremti šias moteris ir sudrausminti vyrus, kurie namuose elgiasi neatsakingai. Biblinį liepimą moterims paklusti bažnyčią dažnai gerokai išpūsdavo. Paklusnumas neturi būti vyro atsakomybę ribojančia išlyga, leidžiančia jiems likti nebrandiems. Jei vyras nemyli savo šeimos, jos nepalaiko ir nepuoselėja su ja ryšių, bažnyčios vyresnybė neturėtų jo priimti jokį darbą, netgi bažnyčios stovėjimo aikštelės prižiūrėtojo. Moteris niekada nesijaus saugios reikalaudamas iš vyrų aukštesnių elgesio standartų, jei bažnyčia ir toliau nesmerks vyrų už neatsakingumą. Antra, bažnyčia turi sukurti atmosferą palankę stipriai moteriai ugdyti. Biblijoje sakoma, kad sveikos subrendusios moteris turėtų mokyti jaunesnės moteris, kaip gyventi. Bažnyčia turi pasirūpinti mentorių programomis, kad stiprios moteris galėtų pamokyti sutrikusias ir saugiomis nesijaučiančias jaunesnės moteris dvasinės stiprybės. Aš kalbu apie praktinį mokymą, kaip elgtis su savo vyru, kaip auginti vaikus, kaip spręsti konkrečią bėdą, kaip pasiryžti išspirti netikusį vyrą iš namų. Biblijoje yra daugybė vietų, kur į moteris kreipiamasi su nepaprastai prasmingais klausimais. Kas yra tikra meilė? Arba kaip tapti dvasingesnėmis? Arba ką reiškia paklusti?
Bet mano manymu, nuo teorijos reikėtų pereiti prie praktinio mokymo apie šeimą bei santuoką ir kasdienių jos bėdų sprendimo. Pagaliau bažnyčia turėtų liautis teikti moterims klaidingą informaciją. Kai kalbama apie meilę ir santykius, daugelis bažnyčių užuot skelbusios biblinį mokymą pradeda remtis pasaulietinėje kultūroje paplitusiomis klaidingomis idėjomis. Mūsų pasaulietinė kultūra moko moteris, kad tikra laimė niekada nieko nelaukia mainais, o bažnyčia palaiko šią idėją prisidengdama krikščionišką meilę. Mes moteris mokome, kad besąlygiška meilė reikalauja besąlygiškų santykių. Kitais žodžiais sakome, kad jos turi mylėti savo gyvenimo vyrus, jais rūpintis, mylėti su jais, daryti dėl jų viską, už tai nieko nesitikėdamos. Mes naudojame iškreiptas, klaidingas idėjas, kad įtikintume moteris, jog tokia logika yra biblinė, bet tai netiesa. Dievas myli mus besąlygiškai, bet jis reikalauja sąlygomis nustatytų santykių. Pavyzdžiui, Dievas mums atleidžia, kai mes atgailaujame. Jis išpildo mūsų prašymus, kai mes jį kreipiamės. Jis priartėja prie mūsų, kai mes priartėjame prie jo. Biblijoje pateikime daugybę sąlygų, kurias turime išpildyti, kad mūsų santykiai su Dievu būtų sėkmingi, net jei Dievas mus myli besąlygiškai. Tiesa ta, kad besąlygiška meilė reikalauja sąlygotų santykių. Savo mažylį turite mylėti besąlygiškai, bet jeigu jūsų santykiai bus besąlygiški, užauginsite padaužą. Mylėkite savo paauglį besąlygiškai, bet jeigu jūsų santykiai bus besąlygiški, jūsų vaikas pats save pražudys. Mylėkite savo sutuoktinį besąlygiškai, bet jeigu tenkinsitės besąlygiškais santykiais, jūsų santuoka bus siaubinga, o vyras silpnas ir egoistas. Nors bažnyčia turi dėti visas pastangas, kad šie nesubrendę berniukai užaugtų ir taptų tokiais vyrais, kokiais juos kurdamas norėjo matyti Dievas, mažai yra vilties, kad kas nors pasikeis, jei silpnos užguitos moteris ir toliau leis šiems vyrams likti berniukais. Mums reikia naujos moterų kartos moterų, kurios pasitikėtų savimi ir būtų apdovanotos tokia pat stipria kovotojų dvasia, kokią turėjo prieš 150 metų gyvenusios jų prosenelės, reikalavusios, kad su jomis būtų elgiamasi oriai ir pagarbiai, taip kaip jos nusipelnė. Tik tokiu atveju mes negrįšime atgal į tuos laukinių vakarų laikus. Ko nori moteris? Ponai, įdėmiai manęs paklausykite. Dabar aš jums padovanosiu patį geidžiamiausią išminties perlą, kurio vyrai troško nuo tada, kai Dievas iš Adomo šonkaulio sukūrė moterį. Aš jums atskleisiu, ko iš tikrųjų nori moteris. Tai ypač svarbu, nes daugelis moterų net pačios nežino, ko jos nori. Jos jaučia vidinį troškimą ir vidinį poreikį, kuris yra toks pat elementarus kaip maisto, vandens ar deguonies poreikis. Moteris greičiausiai net nežino, kaip tai suformuluoti, tačiau beviltiškai to trokšta. Genamos šio neapibrėžto neviltį keliančio troškimo, moteris agresyviai išlieja savo nuoskaudas ant sutuoktinio, kitaip nei vyrai, kurie grįžę namo po sunkios darbo dienos aprėkia šunį arba koją paspiria katę. Gyvūnai nieko nekalti, bet vyrus slegia nepaaiškinamas nerimas ir blogos emocijos. Todėl sargis ar rainis turi jas iškęsti. Moteris taip elgiasi su savo vyrais. Žmonos dažnai skundžiasi dėl dalykų neturinčio nieko bendro su nepatenkintų poreikiu, kuris ir buvo tų skundų priežastis. Žmona gali kritikuoti kokį nors vieną savo vyro elgesio bruožą, pavyzdžiui, jam prikaišti, tu per ilgai žiūri televizorių. Iš tiesų, jai rūpi ne pats televizoriaus žiūrėjimas. Kažkokiame lygmenyje ji jaučia, kad televizorius yra jos varžovas. Žinoma, vyras, kuris yra logiškai mąstanti būtybė, į gyvenimą žvelgianti išmatavimo požiūriu,
Greitai įjungia savo pilkąsias ląsteles ir bando įvertinti, ar iš tikrųjų jis per ilgai žiūri televizorių. Kadangi jos smegenys tiksliai nežino, kiek yra tas per ilgai, jos užtikrina jį, kad jis žiūri televizorių ne per ilgai, o tiek, kiek reikia. Taigi vyras nuleidžia negirdomi žmonos skundą, o tai žinoma ją dar labiau supykdo. Arba žmona gali skųstis, tu nepakankamai rūpinės namais, ir vėl jis su vyru leidžiasi į ginčus apie tai, kas yra išmatuojama. Vyras pasitelkia į pagalbą savo tikslumą mėgstančias smegenis. Įvertina, kaip jis rūpinasi namais, pakankamai ar nepakankamai. Ir greitai prieina prie išvados, kad pakankamai. Jis dar kartą praleidžia pro ausis žmonos kritiką, todėl jos neviltis auga. Tada ji mėgina kitą būdą ir sako, noriu, kad mane mylėtum. Aš tave myliu, atsiliepė jis ir pridūrė, ar gali paduoti pultelį? Kodėl aš tau nerūpiu, klausė jį tada pakeltų tonų. Tu man rūpi, atsako jis, stebėdamas, kodėl jie elgiasi taip keistai ir neprotingai. Gal tiesiog atneštum dar vieną butelį alaus? Neviltis apkartina vakarą. Žmona įniršta, vyras mano, kad jos nelogiški jausmai ir elgesys yra pakankama priežastis atsiriboti ir taip dar labiau atitolinti ją nuo to, ko ji trokšta. Tiesą pasakius, jis iš tikrųjų ją myli ir nori ją rūpintis. Juk jeigu jos nemylėtų ir nenorėtų ją rūpintis, jo čia paprasčiausiai nebūtų. Tai, kad jis čia yra, kad jis parneša į namus pinigus, yra pasiryžęs saugoti ją ir vaikus nuo matomų ir nematomų pavojų, jo manymu yra geriausias įrodymas, kad myli ją ir ją rūpinasi. Jau pati prielaida, kad jis to nedaro, jį įžeidžia. Tais atvejais, kai žmonos tampa nepagristai kritiškos, vyrai paprastai visiškai sutrinka. Net ir nugyvenęs visą gyvenimą vyras nesupras, kas blogai. Jo žmonos elgesys jam atrodo nepaaiškinamas. Keista, bet moteris prisipažįsta, kad tuomet, kai yra blogos nuotaikos, jos pačios negali paaiškinti savo elgesio, jos tiesiog skaudina. Vidinė gėla yra per daug gili, kad įstengtum ją išreikšti žodžiais. Todėl jos negali papasakoti vyrui, kas iš tikrųjų dedasi. Jis sako, kad nori būti mylima, bet tai negali būti tiesa, nes jie jau karštai myli šeima, vaikai, artimiausi draugai ir jį tai žino. Jis sako, norinti, kad ją rūpintųsi, bet taip nėra, nes jos vyras jau sunkiai dirba, kad aprūpintų ją ir šeimą ir jį tai žino. Jis sako, norinti, kad jis skirtų jai daugiau dėmesio, bet ką iš tikrųjų tai reiškia? Kiek yra daugiau? Kiek yra pakankamai? Tai, ko moteris nori, tai, ko trokšta giliausioje širdies kertelėje, tai, ko ilgisi visos moteris, yra paprastas dalykas. Ji nori būti išrinkta. Pasirink mane. Visas moters gyvenimas primena vidurinės mokyklos šokių vakarą, kai jis stovi vieniša salėje galvodama, noriu šokti, tačiau iš tikrųjų tai reiškia, noriu, kad kas nors mane pasirinktų. Vyrai galbūt neišgyvena to taip stipriai, bet daugelis jų prisimena, ką jautė vaikystėje. Kai buvo renkamos komandos kokiam nors lauko žaidimui, kiekvienas berniukas galvojo, pasirink mane, pasirink mane. Nė vienas nenorėjo, kad jį išrinktų paskutinį. Kuo greičiau būdavai išrinktas, tuo didesniu autoritetu tapdavai kitų berniukų akise. Visiems patinka būti pasirinktiems. Tačiau moteris šis jausmas tiesiog užvaldo. Rabinas Šmuelis Botičas, simpatiškasis televizijos laidos Šalom namuose vedėjas, yra puikiai tai apibūdinęs. Kodėl moteris nori ištekėti? Logiškai pagalvojus, santuoka moteriai yra sunkus darbas. Ji turi rizikuoti gyvybę ir gimdyti vyrui vaikus. Iki 20 amžiaus kas trečia moteris gimdydavo mirdavo. Ji tiesioginė ta žodžio prasme netenka savo pavardės, nes pasiima vyro pavardę. Ją gauna ir vaikai.
Ji rūpinasi namais net ir mūsų visuotinės lygybės amžiuje, neša ant savo pečių namų ruošos naštą. Šiandien ji privalo dar ir dirbti, kad užtikrintų šeimai svarbias antrinės pajamas. Kodėl moteris palieka savo tėvus, kurie myli ją besąlygiškai, dėl vyro, kurio meilė tokia nepastovi? Kodėl koks nors sveiko proto žmogus turėtų sudaryti tokį jam nenaudingą sandėrį? Todėl, kad vyras duoda moteriai vienintelį dalyką, kurio jos tėvai neįstengia duoti. Tėvai ją myli, bet tik vyras gali ją pasirinkti. Tik jis leidžia jai pasijusti ypatingai ir vieninteliai. Kai vyras prašo moters už jo tekėti, jis jai sako: iš viso pasaulio moterų aš išsirinkau tave. Vestuvių dieną, per didžiausią savo gyvenimo vakarėlį, stovėdama prieš savo šeimą, draugus ir Dievą, ji švenčia pergalę. Mane pasirinko. Kaip tik šitai verčia jos netekėjusias drauges dėl jos džiaugtis ir kartu jai pavydėti. Jos mąsto: ją pasirinko, puiku, o kada kas nors pasirinks mane? Šventajame rašte sakoma, kad prieš sutikdamas Ievą Adomas aplankė visus gyvus padarus, tačiau taip ir nesusirado savo tinkamo bendrininko. Nė viena gyva būtybė šioje planetoje nebuvo verta, kad jis ją pasirinktų, mylėtų, garbintų ir paskirtų jai savo gyvenimą. Adomas nušvinta džiaugsmu tik tada, kai Dievas sukuria moterį ir atveda pas jį. Jis pameta galvą, jo širdyje jį įžiebio meilės ugnį. Adomas žino, kad ji verta būti jo išrinktąja, nesvarbu, ką tai reikštų. Žvelgdamas į ją, jis pradeda pranašauti kitų vyrų ateitį. Jis kviečia ateities vyrą palikti motiną ir tėvą, pamatinius savo gyvenimo santykius ir būti su šia iš vyro paimta moterimi. Adomas nežino nieko daugiau pasaulyje, kas galėtų taip patraukti vyro dėmesį, kaip susitikimas su moterimi ir gyvenimas su ja. Ir kai moteris tai supranta, kai jis supranta, kad yra ta, kurią vyras pasirinko iš visų kitų būtybių, jos besilginti širdis nurimsta. Šią paslaptį įminęs vyras gali atskleisti tikruosius moters troškimus. Meilės nepakanka. Moteris turi jaustis išrinktąja. Rinkitės ją. Besiskundžiančiai žmonai iš tiesų nerūpi, kad jos vyras per daug žiūri televizorių, per ilgai žaidžia kompiuterinius žaidimus ar ištisai dirba. Ją skaudina tai, kad jis daro visus šios dalykus užuot pasirinkęs ją. Vyras, kuris nuolatos rodė žmonai, kad ji yra jo svarbiausias pasirinkimas, gyvens su nepaprastai laiminga moterimi. Komikas Jeffas Allenas yra pasakęs: laiminga žmona, laimingas gyvenimas. Vyrai, kad ir ką manytumėte, jūsų žmonoms nereikia jūsų dėmesio 24 valandas per parą ir 7 dienas per savaitę. Joms iš tikrųjų nerūpi, kad domitės dar ko nors. Jos tiesiog nori, kad nuolatos rodytumėte, jog sąmoningai ją pasirinkote. Štai keli patarimai. Užuot spoksoję savo mėgstamą laidą, paklauskite: ar neprieštarausi, jei aš išjungsiu televizorių ir mes eisime pasivaikščioti? Grįžęs iš darbo namo, užuot visą vakarą leidęs prie kompiuterio, pasakykite: gal aš trumpam jį išjungsiu, o tu papasakosi man, kaip praėjo tavo diena. Išdrįskite praleisti susitikimą golfo lauke ar kokią dieną atsisakyti žvejybos ir tarkite: žinai, bičiuliai norėjo, kad šiandien važiuočiau su jais, bet aš nusprendžiau pasilikti namuose su tavimi ir tau padėti. Šis poelgis, kuriuo parodėte, kad pasirinkote ją, dar kartą patvirtins jai apie jūsų meilę ir įsipareigojimą. Tik būkite atsargus, jos reakcija gali būti labai audringa. Tiesa ta, kad jei stengsitės rodyti savo žmonai, jog renkatės ją,
Ji su džiaugsmu leis jums skirti daugiau laiko pomėgiams, kurie teikia jums malonumo. Tačiau jūs privalote demonstruoti: vietoj to aš renkuosi tave, vietoj šito aš renkuosi tave, vietoj savo draugų aš renkuosi tave. Nesvarbu, kad taip galvojate. Privalote jai tai parodyti. O baigiantis dienai ji parodys jums, kad tikrai neapsirikote pasirinkdamas ją. Vyrai, galite išnaršyti visą pasaulį ieškodami laimės ir pasitenkinimo, bet nerasite nieko geriau už namus. Laiminga mylinti žmona sukurs jums rojų žemėje. 8 skyrius. 5 dėsnis – moteris duoda, vyrai ima. Dievas sukūrė vyrus būti aprūpintojais, o tai reiškia, kad kiekviena vyriška siela yra paleidžiama į pasaulį, kad rinktų ir kauptų. Moteris priešingai buvo sukurtos globoti, o tai reiškia, kad jos ateina į šį pasaulį duoti ir rūpintis. Ir nors modernybė suteikė poroms galimybę apsikeisti vaidmenimis, mūsų esmė ir pradinė motyvacija liko tokios pačios kaip ir senajame pasaulyje. Moteris yra davėjos iš prigimties. Joms patinka duoti. Jos išreiškia save duodamos. Suveskite kelias moteris į krūvą ir jos ims žerti viena kitai komplimentus. Kaip puikiai atrodo tavo plaukai, o man patinka tavo suknelė. Ši spalva tau nepaprastai tinka. Vyrai priešingai pagal savo prigimtį yra ėmėjai. Jiems patinka imti. Jie išreiškia save gaudami. Suveskite į krūvą kelis vyrukus ir jie pradės įžeidinėti vienas kitą. Ei, atrodai baisiai. Tik pažiūrėkite, kas man tai sako. Daugelis moterų mano, kad siekiant išlaikyti gerus santykius, reikia elgtis paprastai, duoti. Jei nori, kad santykiai būtų dar geresni, duok daugiau. Jei nori, kad santykiai būtų puikus, duok ir duok ir duok, kol nukrisi. Tačiau nors toks elgesys veikia kitas moteris, jis visiškai neveiksmingas, kai kalbama apie vyrus. Dauguma moterų gyvena apgaulingų romantinių fantazijų pasaulyje, manydamos, kad norint sulaukti atsako iš mylimo vyro, reikia duoti ir duoti, kol jis parodys palankumą. Bet tai netiesa. Jei vyrui duosite ir duosite, jis paprasčiausiai vis daugiau jis ims tiek, kiek jūs jam leisite. Jūs išseksite nesulaukusios jo palankumo. Vyrai niekada patys neduos, jei jų nepaprašysite. Tai, ką pasakysiu, gali priversti jūs nekęsti visos vyrų giminės. Bet paprastai vyrai duoda dėl vienos priežasties – noro sulaukti atlygio. Jėzus tai žinojo. Kalbėdamas savo mokiniams apie davimą, jis pasakė: duokite ir jums bus duota. Saikas geras, prikimštas, sukratytas ir su kaupu bus atiduotas jums į užantį. Kokiu saiku seikite, tokiu jums bus atseikėta. Jis galėjo tiesiog pasakyti duokite ir nieko daugiau nebepridurti. Iš tikrųjų, daugeliui moterų būtų pakakę šio vienintelio žodžio. Tačiau norėdamas priversti vyrus reaguoti, Jėzus turėjo parodyti, koks atlygis jų laukia. Dar kartą perskaitykite šią eilutę. Tik vienas žodis skirtas įsakymui ir net 23 atlygiui apibūdinti. Tiesą sakant, Biblijoje aprašytų reikalų su vyrais pagrindą sudaro atlygio pažadai. Biblijoje galima rasti daugiau negu 1800 pažadų. Net laimingoje santuokoje gyvenantiems ir artimus santykius su žmona puoselėjantiems vyrams svetimas altruistinis davimas. Tai, kas atrodo kaip davimas, dažnai yra ko nors siūlymas mainais į tai, ko jie trokšta. Jei norite ką nors gauti iš santykių su vyru, turite pačios iš jo pasimti. Taip jau yra. Tačiau moterys imdamos jaučiasi labai nesmagiai. Tai prieštarauja jų prigimčiai. Važinėdamas po šalį ir kalbėdamasi su savo klausytojais pastebėjau, kad man paskelbus, jo ketinu parodyti, kaip moteris gali priversti vyrą daryti tai, ko iš jo tikimasi, moteris paprastai nudžiunga. Jos laukia, kad aš pradėsiu koneveikti jų vyrus už tai,
kad jie nėra pakankamai jautrus, atsakingi ir rūpestingi. Bet norite tikėkite, norite ne, bėda čia ne vyrai, o moteris. Todėl man bandant grąžinti moteris iš fantazijų pasaulį į realybę, džiūgavimai greitai virsta dūsavimais. Duoti vyrui, kad motyvuotum jį grąžinti atgal, atrodo logiška, netgi krikščioniška, bet tai neveikia. Santuokos konsultantui įprastas toks moters skundas. Aš viską atidaviau šitam vyrui, aš daugiau nebeturiu ką duoti. Kai konsultantas žvilgteli į vyrą, jis išgirsta. Na, aš maniau, kad mūsų santuoka laiminga. Tiesą pasakius, ji tikrai buvo puikiai jam. Jei pasikalbėsite su moterimis, kurios jaučia, kad jų vyrai atsakingai žiūri į santykius ir moka juose savo duoklės dalį, pamatysite, kad šios moterys žino, jog santuoka su duodančiu vyru nėra savaime suprantama. Tokiai santuokai pasiekti, jos turėjo iškelti tam tikrus reikalavimus. Gaila, bet tokių moterų yra mažuma. Daugelis moterų nesiima jokių priemonių, kad nebūtų nuolat skaudinamos ir gyvena klaidingai manydamos, kad vyrai, kurie iš tikrųjų jas myli, kreips dėmesį į kiekvieną jų užgaidą ir norą, kaip tada, kai jie dar tik susitikinėjo. Šios moterys nesupranta, kad vyrai tuo metu taip elgėsi tik dėl vienintelės priežasties. Norėjo užkariauti merginą. Moterims niekada tai nerūpėjo, jos davė dėl paties davimo, nes joms tai natūralu. Vyrai taip nedaro. Merginos galite sėdėti sudėjusios rankas, priblokštos atradimo, kad jūsų gyvenimo vyrai yra ėmėjai, kurie patys niekada nesupras, jog turi rūpintis jumis neprašomi. Arba galite apsispręsti elgtis taip, kaip turite elgtis, norėdamos sulaukti dėmesio. Jei ko nors norite iš vyro, turite išmokti prašyti, pasiimti tai. Leiskite man dar kartą pabrėžti. Jei ko nors norite iš vyro, turite tai pasiimti. Ketinu jūs pamokyti, kaip galite gauti daugiau iš vyrų, už kurių esate ištekėjusios. Tačiau turėkite omenyje, kad tai tik rekomendacijos, o ne sunkus mokslas. Nėra stebuklingos priemonės visam laikui ir kiekvienam kartui. Bet jeigu pradėsite žvelgti į savo vyrus galvoje turėdamos šios paprastus patarimus, pamatysite, kad jie jums daug jautriau reaguoti į jūsų pageidavimus. Kaip priversti vyrą daryti tai, ko norite jūs? Prašykite to, ko norite. Mano vyriškos smegenys negali suprasti, kodėl moterims taip sunku paprašyti to, ko jos nori. Kai kurios jų yra tvirtai įsitikinusios. Jei mano vyras mane tikrai myli, neturėčiau jo prašyti. Tokiais atvejais negaliu nesistebėti, ar tik ne estrogenai jums sukelia tokią apsvaigimo būseną. Kai kurioms ponioms galbūt bus sunku suprasti, bet jų vyrams nepatinka spėlioti, ką mąsto ar jaučia jų žmonos. Jie mieliau leistų laiką žiūrėdami krepšinio rungtynes. Jei jums ko nors reikia, jei jūs apie ką nors svajojate, jei jūs ko nors norite, trokštate, geidžiate, ilgite, siekiate, turite to paprašyti. Moterims tai atrodo visiškai nereikalinga ir neprotinga, nes jos jaučia, ko trokšta tie, kuriais jos rūpinasi ir neprašomos duoda viską, ką gali. Mylinti moteris duoda instinktyviai ir kuo karščiau ji myli, tuo stipresnė jos motyvacija padėti savo meilės objektui. Moters požiūriu, jei tikrai myli, pamatysi, ko tam asmeniui reikia ir patenkinsi jo poreikį dar nespėjus jam paprašyti. Moteriai mylėti reiškia niekada neklausinėti. Bėda ta, kad moteris mano, jog ir vyrai taip galvoja, bet taip nėra. Prašykite daugiau negu vieną kartą. Paprašyti vyrą, ką nors padaryti vieną kartą yra tas pats, kas visai jo neprašyti. Tai yra todėl, kad vyras neieško, ką turėtų nuveikti santykiams pagerinti. Kaip medžiotojas, varžovas ir aprūpintojas, jis yra nuolatinėje ėmimo būsenoje. Gyvenimą jis supranta kaip ėmimą ir laimėjimą. Vyras neprisimins jūsų pageidavimo, jeigu šis nebus susietas su kažkuo, ką jis galėtų gauti kaip atlygį už tai, kad išpildė jūsų prašymą. Tai visiškai svetima moterims, kurios nuolatos pasirengusios daryti viską, kas sustiprintų santykius. Paprašykite moters vieną kartą ką nors padaryti ir rytoj pats sureaguos į prašymą.
Moteriai malonu išpildyti mylimo žmogaus pageidavimą. Ir jeigu ji negali to padaryti, tai jau pat paprasčiausiai įrašo į vidinį privalomų darbų sąrašą, kad galėtų imti šio reikalo, kai tik susitvarkys su daugybė kitų jau užgriuvusių užduočių. Su vyrais viskas kitaip. Vyras yra laimingas imdamas ir imdamas. Kai jo žmona paklausė, ar tu dėl manęs padarysi tą ir tą, jis šiek tiek palaukė, lyg leisdamas savo dešiniajam smegenų pusrutuliui pasiteirauti kairiojo pusrutulio. Ar ką nors girdėjai? Prieš atsakydamas, kairysis pusrutulis įvertina, ar yra kas nors, ką reikėtų neatidėliojant sutvarkyti. Ir jei nusprendžia, kad nėra, atsako, ne, aš nieko negirdėjau. Ir vyras vėl nugrimsta į palaimingą ėmimo būseną. Jo žmona greičiausiai labai nuliūsta, nes yra įsitikinusi, kad vyras prisimena, ko ji prašė, bet tyčia ją ignoruoja. Ji klaidingai mano, kad toks elgesys rodo, jog ji savo vyrui reiškia mažiau negu jis jai. Tačiau tiesa ta, kad jos pageidavimas įėjo pro vieną ausį, apsisuko aplink, tuščia dėžutė ir pro kitą ausį išėjo. Kol vyras nežinos, ką gaus už tai, kad išpildėte jos prašymą, tol prašymas neužsibūs jos smegenyse. Jei nėra naudos, vyro smegenys nedirba. Vieną dieną aš klausiausi santykių eksperto pasakojimo apie tai, kaip moteris nemėgsta prašyti daugiau negu vieną kartą. Man buvo sunku patikėti jo žodžiais, nes mano asmeninė patirtis byloja visai ką kitą. Mano žmonai nė kiek nesunku kelis kartus paprašyti manęs ko nors padaryti. Skeptiškai nusiteikęs dėl to, ką išgirdau, nusprendžiau savo įrodyti, kad taip mąstyti absurdiška. Per artimiausias pamaldas aš pats atlikau nedidelę apklausą. Prieš jų pradžią priėjau prie vienos moteriškės ir paklausiau, ar jums sunku priversti savo vyrą, ką nors dėl jūsų padaryti? O, pastoriau, sakė ji, jūs net neįsivaizduojate. Prašiau vyro išdažyti lubas svetainėje. Tai buvo spalio mėnesį, dabar jau gegužė, bet jis nė neketina ko nors griebtis. Jis kasdien vaikšto po svetainę ir tiesiog ignoruoja tai, kad paprašiau jo išdažyti lubas. Ji pradėjo jaudintis jau vien pasakodama šią istoriją. Gerai, tariau, o kiek kartų prašėte jo tai padaryti? Mano dideliam nustebimui išgirdus šį klausimą, moteris pažiūrėjo mane nustebusi. Tik vieną, atsakė ji tonu reiškiančiu, kad mano klausimas kvailas. Apstulbau, bet nesilioviau kamantinėti. O kodėl nepaprašėte jo kelis kartus? O kodėl turėčiau, atkirto ji? Pasakiau, kad jai reikėtų pabandyti paprašyti savo vyro paslaugos daugiau negu vieną kartą. Ir nuėjau ieškoti kitos moters, kad galėčiau tęsti apklausą. Radęs kitą kandidatę, paklausiau jos. Ar jums sunku priversti savo vyrą, ką nors daryti, dėl jūsų padaryti? Pastoriau, net neįsivaizduojate. Sukraunu jo nešvarius skalbinius svetainės vidurėje ir prašau, brangusis išneš savo skalbinius. Bet jis to nedaro, tarsi visai jų nematytų. Pastoriau, gal vyrai nepastebi skalbinių krovos? Aš nusijuokiau. Na taip, mes ją matome, tiesiog ji mums nieko nereiškia. Tada aš greitai jos paklausiau. Sakykit, o kiek kartų jūs prašėte savo vyro išnešti skalbinius? Kaip ir pirmą kartą pamačiau į save įbestą suglumusi žvilgsnį. Vieną kartą atšovė jį. Buvau priblokštas. Kodėl nepaprašėte jo kelis kartus, pasiteiravau nuoširdžiai bandydama suprasti tokią elgesį. O kodėl turėčiau, šūktelėjo jį. Nusprendžiau pabandyti dar kartą, susiradau kitą moterį ir uždaviau jai tą patį klausimą. Ar jums sunku priversti savo vyrą, ką nors daryti dėl jūsų? Pastoriau, jūs neįsivaizduojate. Ir jis pradėjo su visomis skausmingomis detalėmis pasakoti apie savo vyro nusižengimus ir kaip jis ignoruoja jos prašymus. Kai jį baigė, aš greitai paklausiau. O kiek kartų prašėte savo vyro padaryti visus šios dalykus? Vieną, atsakė ji. Negalėjau patikėti tuo, ką girdėjau. Po galais sušukau įpykęs. Kodėl nepaprašėte jo dar kartą? O kodėl turėčiau, atrėžė jį. Po 15 minučių aš apklausiau 3 skirtingas moteris ir sulaukiau lygiai to paties atsakymo. Nuo to laiko šią temą
Kalbėjausi su tūkstančiais moterių ir atsakymas visada buvo toks pat. O kodėl turėčiau tai daryti? Bet ponios, leiskite man duoti jums svarbų patarimą, kuris tikrai pravers. Jei norite, kad jūsų vyrai pildytų jūsų pageidavimus, kad ir ką manote, jūs turėtumėte tai daryti. Jūs turėtumėte prašyti daugiau negu vieną kartą. Jei ir toliau sėdėsite pasipūtusios, kankinsitės ir pyksite dėl to, ką paprašėte savo vyro kažką padaryti vieną kartą, o jis nepadarė, ko prašomas, vadinasi, neišgirdote šio patarimo. Turite jo paprašyti dar kartą. Tačiau užprotestuosite jūs. Ar tai neatrodys kaip kabinėjimasis? Ne. Paklausti kelis kartus nereiškia kabinėtis. Kabinėjimasis prasideda tada, kai prašydamos jūs pareiškėte savo požiūrį. Bet aš neturėčiau prašyti daugiau negu vieną kartą, imsite šaukti. Na, jeigu būtų kalbama apie kitą moterį, neturėtumėte to daryti. Bet jūs turite reikalų su vyru. Ir čia iškyla dar viena svarbi problema. Daugelis moterų sako, kad nori vyro, bet širstant jo, jeigu jis nemasto, nesielgia ir nereaguoja kaip moteris. Nemanau, kad tikrai norite, jog mes taptume moterimis, tačiau galiu užtikrinti, kad ir toliau nusivilsite vyrais, jei neišmoksite tinkamai jų motyvuoti. Daugelis moterų man skundžiasi, bet aš liepiau jam 5 kartus, o jis vis tiek to nepadarė. Kaip jau minėjau anksčiau, tai nėra sunkus mokslas. Jei kokius 6 kartus prašėte savo vyro sutaisyti tekantį čiaupą, o jis taip ir nesutaisė, padarykite savo paslaugą ir iškvieskite santechniką. Arba sutaisykite čiaupą pačios. Nėra prasmės eiti iš proto, jei vis tiek negalite priversti vyro reaguoti. Kaip jau sakiau anksčiau, santuoka yra pilna mėšlo. Kad ir kaip stengtumėtės, jis nevirs auksu, todėl neįkvokite savo energijos be reikalo. Moteris nemėgsta prašyti savo vyro daugiau negu vieną kartą ir dar dėl kitos priežasties. Jei nepatinka jaustis taip, lyg verstų sutuoktinį daryti tai, ko nori ji. Moteris laukia, kad vyras viską darytų savo noru, tačiau kalbant apie vyrus, toks mąstymas yra nelogiškas. Jei vyras būtų norėjęs padaryti ką nors, ko prašėte jūs, jis jau būtų padaręs. Vyrai paprastai daro tai, ką nori. Mano žodžiai gali nuskambėti žiauriai, bet ėmėjai neužsinori daryti ką nors vien todėl, kad yra prašomi. Jūsų vyras greičiausiai niekada nenorėjo daryti to, ko jūs jo paprašėte. Taigi paklauskite savęs, ar aš noriu, kad mano vyras kai ką dėl manęs padarytų, jei taip, liaukitės jaudintis dėl jo norų. Galiu jūs užtikrinti, kad visos tos moterys, kurioms pavydite, tos, kurių vyrai visada padaro, ko yra prašomi, ragina savo vyrus padaryti tai, ko jos nori, tiek kartų, kiek reikia, kad jie išgirstų jų pageidavimus. Jos tikrai nesuka galvos, nori jų vyrai tai daryti ar nenori. Prašykite tinkamai. Turite prašyti be jokių grasinimų ir įžeidinėjimų, mandagiai. Kaip jau minėjau anksčiau, vyrai nereaguoja į grasinimus ir įžeidinėjimus, jie reaguoja į atlygį ir pagiras. Nežinodamos apie tai, moteris dažnai bando greiptis įžeidinėjimų, kad paskatintų savo vyrus, ką nors dėl jų padaryti. Tačiau tokia strategija vyrų neveikia. Kuo labiau vyrai žeidinėsite, tuo smarkiau jis jums priešinsis. Greičiausiai daugelį knygų skaitančių moterų šie 3 mano duoti patarimai pasirodys juokingi, bet aš noriu, kad minutėliai pamirštumėte savo vyrus ir pagalvotumėte apie santykius su Dievu, jeigu ko nors trokštate iš Dievo, ką turite daryti. 1. Prašyti to, ko trokštate. Jėzus moko, kad nors Dievas kitaip nei jūsų vyrai žino, ko jūs norite, dar jums jo neprašius, jis neišpildys jūsų noro, jei neišsakysite jo garsiai. Ko dar Jėzus mus moko? 2. Turite prašyti daugiau negu vieną kartą. Juokaudamas sakau savo klausytojams, kad jau vien šis punktas įrodo, kad Dievas yra vyras. Jėzus moko, kad Dievo turime prašyti nuolatos ir pagaliau 3. Jūs nepradedate įžeidinėti Dievo, jeigu jis neatsako jums taip greitai, kaip norite.
O dabar vėl pagalvokite apie savo santykius su vyru. Manau, kad viena iš pagrindinių moterų nusivylimo vyrais priežasčių yra ta, kad jos bando kelti jiems aukštesnius reikalavimus negu visagaliui viešpačiui. Mokykite jį pozityviai skatindamos. Savo klausytojams sakau, kad mokyti vyrą yra tas pats, kas dresuoti šimpanzę. Vyrams toks požiūris gali pasirodyti žeminantis, bet neskubėkite jo atmesti. Moteriai galbūt irgi nepatiks mintis apie savo vyro dresavimą, tačiau teks tai daryti, nebent esate patenkinta tuo, kaip jūsų sutuoktinį išauklėjo jo motina. Norint išmokyti gyvą būtybę, nesvarbu, kas tai būtų vaikas, suaugęs žmogus ar šimpanzė, daryti tai, ko jūs norite, reikia laikytis tų pačių taisyklių. Apdovanokite už elgesį, kuris jums patinka, ir ignoruokite elgesį, kuris jums nepatinka. Jeigu jūsų šimpanzė padaro ką nors, ko iš jos norite, paskatindamos, apdovanokite ją už jos elgesį. Jeigu ji nepadaro to, ko iš jos tikitės, palikite ją be jokio atlygio. Jokių būdų negalima šimpanzės tik mušti, jei taip elgsitės, jums įėjus į kambarį šimpanzė ims bėgti nuo jūsų. Sutuoktinis reaguos taip pat, tačiau jeigu jūsų atlygis su atlygiu vyras ir šimpanzė padarys viską, ko jūs paprašysite. Ponios, nesumenkinkite atlygio galios. Gyvūnai taip pat ir Homo sapiens vyriškosios lyties atstovai reaguoja į atlygį. Jums tai gali nepatikti, bet kaip tik tai priversite vyrą daryti tai, ko norite jūs. Vyrai yra kitokie negu moteris, todėl mąsto ir į daugelį dalykų žiūri kitaip nei jos. Taigi, kaip galėtumėte apdovanoti savo vyrą? Turite įvertinti viską, ką dėl jūsų daro, net už menkiausius kasdienius poelgius, jis turėtų sulaukti jūsų padėkos. Vyrams patinka, kai jie yra vertinami. Kuo daugiau vyras bus vertinamas net už mažmožius, tuo labiau jis norės dar ką nors dėl jūsų padaryti. Tai juk taip paprasta. Vieną dieną namuose likau vienas, savo rankoje laikiau nešvarę lėkštę, o tuo metu jau buvau išmokytas, kad ją reikia įdėti į indaplovę. Atidaręs indaplovės dureles, pamačiau, kad ji pilna švarių indų. Tokiu atveju vyrui gali iškilti moralinė dilema. Ar kišti nešvarę lėkštę tarp švarių lėkščių, ar pirmą išimti švarius indus. Nusprendžiau rinktis antrą variantą, taigi aš iškrauščiau indaplovę ir sudėjau indus į vietas. Neilgai trukus iš parduotuvės grįžo žmona ir atidarė indaplovės dureles, ketindama išimti švarius indus. Kai ji pamatė, kad indaplovė tuščia, nusišypsojo, priėjo prie manęs, paglostė skruostą, tarė: Tu nuostabus vyras. Aš visas nušvitau, kai ji mane įvertina. Man norisi daryti dar daugiau. Žinoma, ji turėjo teisę pasakyti: Na, pats laikas. Aš tai darau kiekvieną mielą dieną, kol tu sėdi nepakeldamas užpakalio. Galų gale nuveikiai kai ką naudinga. Tačiau tokie pamokymai nebūtų sukėlę man didelio džiaugsmo. O ji yra pakankamai protinga ir supranta, kad įžeidinėdama neįžieps man noro dar kartą dėl jos pasistengti. Kai kurioms moterims atlygio idėja atrodo nepriimtina todėl, kad jos vertina tik netikėtą gerumą. Jei padarysite ką nors, ko moteris nesitikėjo ir nelaukė, jie apipils jūs padėko žodžiais ir komplimentais. Tačiau jei padarysite ką nors, ko buvo tikėtasi, greičiausiai negausite nieko. Tačiau, ponios, jeigu jūs leisite savo vyrams pajusti, kad vertinate viską, ką jie dėl jūsų daro, ar tai būtų laukti ar nelaukti, laukti ar nelaukti, maži ar dideli dalykai, pamatysite, kad jūsų sutuoktiniai dar labiau nersis iš kailio dėl jūsų. Užtruksite netrumpai, bet mes puikiai pasiduodame dresūrai. Išmokite su juo mainytis. Vyrai gyvena mainų pasaulyje. Kaip jau minėjau anksčiau, iš esmės mes viską darome tik dėl to, kad už savo veiksmus gauname atlygį. Taip elgiasi ėmėjai. Nors daugeliui vyrų mintis apie mainus gali atrodyti įžeidžianti, vyrams jį patinka. Kai moteris vyrui siūlo mainus, ji kalba vyrui suprantama kalba.
Vyrams tai patinka, nes jie aiškiai žino, ko iš jų tikimasi ir kokios yra taisyklės, o svarbiausia, jie iš anksto yra supažindinami su jų laukiančiu atlygiu. Štai kaip tai įvyksta. Pirmiausia, jūs išsiaiškinate, ką mėgsta jūsų vyras. Tada, kai norite, kad jis ką nors dėl jūsų padarytų, klausėte jo: brangusis, ar nenorėtum nuveikti kai ką, kas tau patiktų? Jis atsako: taip. Dabar jūs pareiškite: na, padaryk dėl manęs vieną dalyką ir galėsi užsiimti savo reikalais. O tada pasitraukėte ir stebite. Beveik nėra abejonių, kad darbas bus atliktas. Moteris man skundžiasi, kad tai tiesiog manipulacijos forma, kai kurios jų sako: pažįstu moterų, kurios nuolat manipuliuoja savo vyrais. Ką nors mainais jiems žadėdamos, jos netgi seksą naudoja kaip priemonę gauti tai, ko nori. Įdomiausia, kad vyrai įtraukti į tokias manipulacijas niekada nesiskundžia. Kodėl? Nes vyrai neturi nieko prieš mainus. Jie pritaria mainams, jiems patinka mainai. Daugelio moterų nuomonė dviem brandiems mylintiems suaugusiems žmonėms nederėtų griebtis tokios barbariškos taktikos. Tačiau šios moteris turėtų suvokti, kad vyrai daro, ko paprašyti tik dėl to, kad jų žmonos mainais jiems ką nors duoda. Moteris, kurios A. prašo, ko nori, B. prašo daugiau nei vieną kartą, C. prašo tinkamai, D. atsilygina savo vyrams ir E. siūlo jiems ką nors mainais, gali išreikalauti iš savo vyrų ką nors joms duoti. Galutinė išvada tokia: ar jūs norite, kad sutuoktinis padarytų dėl jūsų tai, ko prašote? Jei atsakymas teigiamas, tuomet turite pradėti imti iš savo gyvenimo vyro taip, kai aš nurodžiau. Štai ką apie vyro mokymo procesą rašo Džonas Grėjus. Aš perpratau šį procesą, kai man ruošiantis eiti miegoti, žmona paprašė nuvažiuoti į parduotuvę pieno. Atsimenu, kaip garsiai bambėjau. Užuot su manim ginčijusis, ji tik klausėsi, tikėdamasi, kad galiausiai aš vis tiek padarysiu, ko prašomas. Prieš išeidamas aš dar truputį patriukšmavau, sėdau į automobilį ir nuvažiavau į parduotuvę. Tuo metu su manim kažkas atsitiko, kažkas, kas atsitinka visiems vyrams ir apie ką moteris net nenutuokia. Artėdamas prie savo naujo tikslo pieno, aš lioviausi bambėti. Pajutau meilę savo žmonai ir norą jai padėti. Pasijutau esąs geras vyras. Patikėkite, man buvo malonu taip jaustis. Į parduotuvę įžengiau laimingas, kad galiu nupirkti pieno. Kai ranka paliečiau butelį, pasiekiau savo tikslą. Pasiekę tikslą visi vyrai jaučiasi puikiai. Aš žaismingai pakėliau butelį dešinę ranką ir išdidžiai apsižvalgiau aplink, tarsi sakydamas: ei, pažiūrėkite į mane. Aš perku pieno savo žmonai. Esu vienas iš tų didžiai kilniaširdžių vyrukų, štai koks aš esu. Kai grįžau namo su pienu, ji apsidžiaugė mane pamačiusi. Smarkiai mane apkabinusi pasakė: labai tau ačiū. Aš tokia patenkinta, kad man nereikėjo persirengti. Jeigu ji būtų nekreipusi į mane dėmesio, turbūt būčiau įsižeidęs. Kitą kartą jai paprašius nupirkti pieno, tikriausiai burbėčiau dar labiau, bet ji manęs neignoravo, o parodė, kaip stipriai mane myli. Stebėjau savo reakciją ir sugavau save galvojant: kokia nuostabi mano žmona. Net ir po to, kai aš taip priešinausi ir bambėjau, ji vis tiek mane įvertino. Kitą kartą jai paprašius nupirkti pieno, aš jau net ne taip burbėjau. Kai grįžau, ji vėl man parodė savo dėkingumą. Trečią kartą aš nejučia pasakiau: žinoma. Po savaitės pastebėjau, kad namuose nėra pieno. Pasisiūliau jo parnešti. Ji atsakė, kad ketina pati eiti į parduotuvę. Mano didžiam nustebimui dalis manęs dėl to nusiminė. Aš norėjau nupirkti pieno. Jos meilė suprogramavo mane sakyti taip. Net ir dabar, kai ji paprašo manęs nueiti į parduotuvę pieno, tam tikra mano dalis laiminga sako taip. Dresuotas vyras moteriai yra didžiulė laimė. Tačiau dresuodamos moteris turi labai pasistengti. Atsiminkite, ponios, iš vyrų gaunate tai, ką pasiimate, o
o ne tai, ką tikitės.